Reikia pradėti istorijos dienos renginį, kiek neformatinį tokį, dažniausiai kalbam apie objektus, apie paminklus, apie jų atradimus. Šiandien kalbam apie skaudžias problemas. Ir skaudžias yra problemas. Apie paveldą, suformuotą filosofiškai tas ir paroda, ir mes tos diskusijos tema tokia, mano visuomenės ir valstybės. Iš esmės, susiaurinant šitą temą, turbūt daugiausiai mes šiandien pasirinkę diskutuoti apie valstybės institucijų politiką, ką jie daro saugant kultūros vertybės, vertybių yra baisiai daug, kultūros paminklų, turbūt apie, aš nežinau, kaip yra 6, apie 3 archeologijos yra, apie 3000 ar ne, o šiaip iš viso Lietuvoje saugoma yra apie 26 000 objektų. Tai yra milžiniškas kiekis, įsivaizduojat, viską reikia suvaldyti ir taip toliau. Ir antras momentas, kuris šiandien diskusijoje svarbus, tai yra vienas dalykas, ką valstybė daro ir ką daro naujus kažkokios, aš jas vadinsiu struktūrom, gerai? Tai tam tikros grupės žmonių, kurie vienijasi į tam tikras grupės pagal savo pomėgį, tai yra, tas pomėgis atsirado, kadangi atsirado metalo ieškytojai, pakankamai senai turbūt, jau apie 30 metų, bent jau mes čia Lietuvoje pamatėme tokius reikalus. Vieni nuo to dėl to puolė džiaugtis, tai džiaugtis pirmiausia archeologai, kurie tyria, bet atsirado vėl kitos problemos. Ir ten yra ir gerų, ir blogų dalykų. Jaunimui daugiau šitą sakinį ir šitą gabaliuką skiriu, kad jūs suprastumėt vieną dalyką, kad Lietuvos istorija turi apie 12 000 metų. Jeigu nuo labai senai pradėti kalbėti apie patį paleolitą, apie kitus dalykus, esate apie jį girdėję. Tai va štai šitos 12 000 metų, kiek aš pasakiau, milijonų? 12 000. Iš šitos 12 000 metų, iš esmės, 10 000 yra nerašta istorija. Tai yra tai, kas yra po žeme. 10 000 istorijos rekonstruojame iš laimėjimų knygų, gyvenviečių, piliakalnių, alkviečių, kūlgrindų, ko aš dar nepaminėjau, žodžiu, visa grupė yra įvairiausių archeologijos paminklų, arba tai yra ta istorija, kuri yra po žeme. Ja tyria, turi teises, turi metodiką, turi leidimus, specialistai, kurie vadinami yra archeologais. Tai yra labai įdomi profesija, labai romantiška profesija. Ir štai paskutiniu metu, turbūt 30-40 metų atgal, iškilo naujos problemos, kurių seniau nebuvo. Tai yra objektai sunaikinami iš nežinojimo arba iš žinojimo. Šiaip pats tyrimas šitų objektų yra taip vadinamas destrukcinis, iš esmės po archeologo toje vietoje nebėra ką veikti kiekvieno, nes yra tiesiog medžiaga išimama, perduodama į muziejus ir taip toliau. Tiesiog šitą tokį ekskursą trumpą jums pasakiau, kad čia nėra taip paprasta, kaip kada atrodo, kad čia, žinai, kalbėjome, ne? Tai štai šitom temom, aš nežinau, kurią mes giliau paliesime, ir esam šiandien susirinkę. Kaip sakyti, sutiko pas mus atvykti, sutiko dalyvauti diskusijoje ir pradžioje prezentacijose 2 specialistai, kurie tiesiogiai dirba, tai yra Richardas Dedela iš kultūros paveldo departamento iš Vilniaus, tai yra tas gražus jaunuolis, kuris prie mūsų stovi, ir Emilijus Petukauskas, užsirašiau, metalo ieškiklių naudotojų klubo vadovas. Trumpai užrašyta Minko vadovas. Žodžiu, šitos 2 institucijos arba šitos 2 grupės, viena valstybinė, kita turbūt kaip čia pavadinti, savanorių,
organizacija, jos dabar ir yra šios dienos diskusijos centre. Be to, šitoj diskusijai moderatorių teisėmis dalyvaus ir Laisvūnas Kavaliauskas, yra Klaipėdos kultūros paveldo, tiksliau Klaipėdos Lietuvos kultūros paveldo departamento, Klaipėdos teritorinio padalinio specialistas. Irgi žmogus, kuris iš esmės visą savo sąmoningą gyvenimą skiria paveldo apsaugai. Kas yra susidūrę su juo ir mes dar susidūrėm pačiam gražiausiam kontekste, mes diskutuojam, mes šnekam ir taip toliau. Kai kas jau bijo, pamatė, lekia, nes turi irgi jisai savo tų patirčių ir viską. Nes aš pradėjau irgi kaip juodas archeologas domėtis, o paskui jau. Ką pasirodo, ir iš juodo archeologo galim žmogų padaryti. Toks ir tikslas yra turbūt. Jo, tai dabar aš norėčiau tiesiog mūsų prelegentus kviesti čia, sėsti jūsų kompiuterį, jūsų prezentacijos, jeigu turite, mes su Laisvūnu kažkaip irgi prisijungsiu prie jūsų, tada, kai jūs padarysite tuos tokius plenarinius pranešimus, kada jau pradėsim bendrauti su žmonėm, kurie čia atvyko. Tai prašom, abudu, ar jūs mėgote pagalbą? Aišku, gerai, tai tvarko, tada imkit jūs tada vairą, mes visi klausomės, tada jūs. O taip. Veikiam tam. Tai labai ačiū už pristatymą. Taip, šiuo atveju aš atstovauju kultūros paveldo departamentą, kaip ir Laisvūnas Kavaliauskas kolega, ir kuris yra inspektorius ir susiduria su tom problemom tiesiogiai. Na, šiuo atveju aš kaip centro darbuotojas atstovauju čia kaip Vilniaus poziciją, galima sakyti taip. Ir per mus eina visi tie klausimai susijęs su rastais radiniais, su ieškikliais, su teisiniu reglamentavimu ir panašiai. Tai aš norėčiau pristatyti šią temą jums. Gal kažkas yra iš jūsų ir girdėjęs mano paskaitą UNESCO, aš esu skaitęs, man atrodo, YouTube yra įdėta, tai kažką pamatysit, ką aš jau sušnekėjęs, tai nepykit. Tai iš karto prie temos. Tai šiaip bendrai pasižiūrėjus į tą visas rytis su archeologiniais radiniais ir bendrai kultūros tais kilnojamos objektais yra daug rizikingų sričių ir visur kažkur kažkas persidengia. Vienur ten yra archeologijos sistema, yra kilnojamo kultūros vertybių išvežimo sistema, yra antikvarinių daiktų prekybos licencijavimas, yra visa kilnojamų vertybių apskaita, yra ekspertinis vertinimas. Na ir kažkur tarp šito atilenda tas ieškiklių klausimas, neteisėtos veiklos klausimas. Ir, na, jis kelia riziką, kadangi visas tas sritis kažkaip jis paliečia. Tai jeigu mes pažiūrėtume į šiandieninį teisinį reglamentavimą, jis yra, aš sakyčiau, tikrai nėra idealus, jis yra pasenęs, statiškas, nejudantis. Na, dėja, šiai dienai, kaip žinot, kultūros paveldo departamentas neformuoja kultūros politikos, jie vykdo, įgyvendina, kultūros ministerija tą daro, formuodama kultūros politiką. Tai šiai dienai mes turim iš tikrųjų nelabai gerą situaciją su metalo ieškikliais, šiuo atveju negerą. Jeigu mes pažiūrėsime į kilnojimų įstatymą, svarbiausią įstatymą šitoje vietoje, jis labai aiškiai apibrėžia, kad visi radiniai, kurie randami tos įstatymo 3 straipsnėje, atsitiktinai, jie turi būti pristatyti departamentui, tų daiktų kultūros objektų paieškos gali būti vykdomas tik archeologų, atestuotų specialistų. Lygiai taip pat tas pats įstatymas apibrėžia, kad draudžiama pardavinėti archeologiją. Taškas. Nebent jūs esate nusipirkęs kažkur iš užsienio, iš aukciono ir turite oficialius įsigijimo dokumentus. Na, lygiai taip pat ir archeologijos PTR, paveldo tvarkybos reglamentas, kuris reglamentuoja visą archeologinę sistemą, jis apibrėžia tai, kad draudžiama naudoti metalo ieškiklius, bet kokią paieškos įrangą, vienu žodžiu kultūros paveldo objektuose. Bet jis apibrėžia tik kultūros paveldo objektus. O kilnojimų įstatymas apibrėžia apie visą šneka, nesvarbu kultūros paveldo objektus ar ne kultūros paveldo objektus. Tai lygiai taip pat ir nekilnojimo įstatymas sako, kad negalima naudoti
kultūros paveldo objektuose. Taigi, kaip jau matot, kad idėja ta, kad įstatymuose viena tokia iškilinė, draudžiama ieškoti. Jeigu randi, turi pristatyti. Jeigu pristatai, turi teisę gauti atlygį, bet yra tam tikros sąlygos reglamentuoja ministro įsakymas. Ir šiaip tai iš to yra toks svarbus dalykas. Viso to pagrindas, jeigu mes pažiūrėtume Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį, ten yra labai paprastai parašyta, kad Lietuvos Respublikai išimtinė teisė priklauso žemės gelmės, ten vandenys, taip toliau, istorijos, archeologijos, kultūros objektų. Tai reiškia, negali asmeniui, privačiam asmeniui priklausyti archeologija, kuri yra rasta kažkur. Yra įskirtinė valstybės nuosavybė ir jie administruoja departamentas ir saugo muziejų. Va, tai ir, aišku, jūs galite paklausti, negi čia tai visada buvo, kad reikia pristatyti kažką ten, atiduoti departamentui, kad jis ten kažkur kažką su tais radiniais dalykai. Taip, tai buvo, jeigu mes pažiūrėtume senesnį teisinį reglamentavimą, tai nuo tarpukario, sovietmečio, visur yra ta pati linija, kad visgi reikia pristatyti, pateikti radinius suradus atitinkamų institucijom. Taip, kad ir šiandien ta nuostata įstatyminė, kad radus kažką turi pristatyti per 7 dienas ar savaitę, yra būtent atėjusi už tarpukario. Taigi 100 metų tokia nuostata egzistuoja. Bet tiesa, yra tarptautiniai teisės aktai, kurie liečia visą šitą klausimą, ten UNESCO 700 konvencija, Hidroji konvencija dėl pavogtų neteisėtai išvežtų objektų, kuriais kartais mes naudojamės, kaip mums reikia pagalbos su užsieniu. O va čia tas labai svarbus kilnojimo įstatymo 3 straipsnis, kuriuo mes čia daug dirbam, tiesiog ten yra labai aiškiai prašyta, kas yra tie kultūros objektai, kuriuos draudžiama ieškoti. Ir ten išvardinti archeologiniai radiniai, kilnojimo daiktai susijęs su istoriniais įvykiais, šaunamieji ginklai, kilnojimo daiktai turintys numizmatinės vagystės visokią vertę. Ir tas 14 labai svarbu antikvariniai daiktai. Nes toliau sakoma įstatymą, kad antikvariniai daiktai yra bet kas pagaminta prieš 50 metų. Tai reiškia, šiai dienai būtų viskas, kas buvo pagaminta 1974 metais. Nuo to antikvariniai daiktai. Taigi jų ieškoti tyčia draudžiama. Ir toliau mūsų teisės aktai labai aiškiai apibrėžia sankcijas. Sankcijos, mes daug dirbam su sankcijom, daug baudžiamų pažeidėjų, tai čia sankcijos labai aiškiai. Jos egzistuoja ir administracinių nusižengimo kodekse, kaip matot, yra konkretus straipsnis dėl metalo ieškiklių, 314 dalis. Su nauja redakcija, kaip prisimenu, nepakyla sankcija, lieka ta pati. Toliau yra prekyba antikvariniais daiktais. Už pažeidimus yra baudžiamasis kodeksas, kuris irgi apibrėžia radinio pasisavinimus ir net iki laisvės atėmimų iki 2 metų numatyta. Tai taip, kad šiandien, kaip mato, teisinė bazė yra tokia, teisinė bazė tokia keista, tarsi draudžia, yra visko, kaip čia, draudžiama tokia linija, sankcijų daug, bet kažkodėl, tai kaip matot, ieškiklininkų laukuose yra daug, jie vaikšto, jie vairaminko atstovas, jie ten kažką veikia, kodėl jie nebaudžiami, galite paklausti, sužinosim. Tai, va, ir čia aš pasiskolinau už tokį Gedimino Kulikausko, žinoma, istoriko, schemą tokią, kur kaip ta ieškiklininko veikla, aš girdėjau čia atėjot ir kažkas sakė, va, gal bus ten metalo ieškiklininko ateityje. Tai, susipažinus su metalo ieškiklininko veikla, galima būt pamatyti, kad Lietuvoje tas labiausiai pasimatė nuo 97 metų iki 2007, kuomet atsirado ta pirmoji aktyvistų banga ir buvo tada rusiški talentų forumai, buvo ten prasta kontrolė, neįmanoma užtikrinti tokios kontrolės. Toliau 2016 metai buvo tas forumas Kablys garsusis, kur buvo skelbiama ta visa veikla. Ir taip toliau panašiai. Ir tada prasidėjo aktyvi paveldosaugininkų kova, nes ir teisinė bazė buvo gan silpna. Na ir dabar, nuo 17 metų iki dabar jau tas kitaip, viskas yra Facebook'e, viskas yra parduodama, prekiaujama iš esmės per socialinius tinklus, per skelbių ir taip toliau, apie tai dar pašnekėsim. Ir pasikeitė šiaip ir pačių paveldosaugininkų pozicija, pradėjo ieškoti išeičių, pradėjo ieškoti kaip čia vadinti, draugysčių, kanalų, kaip čia mes galim kažkaip taip daryti. Archeologai pradėjo kreiptis į ieškiklininkus, kurie, pradėjo įtraukti tuos ieškiklininkus į savo oficialią veiklą, į tyrimus ir, šiandien mes turim tokią keistą simbiozę.
Tai, kalbant apie tą teisę, irgi kito labai, kito, ir šiai dienai, kaip ir minėjau, viskas susiveda į tai, kad viskas iš esmės draudžiama ir niekas labai taip aktyviai į priekį nejuda, bet laukuose žmonės vaikšto. Tai toliau, kas svarbu pasakyti. Ir problemos, kokios šiandien tos esminės problemos, apie kurias mes šnekam, darbe mes vieną diskutuojam, kur yra problema. Visų pirma, yra teisinės spragos. Jomis naudojasi ieškiklininkai, jie turi savo būdus, yra sugalvoję, aš nefišuosiu tų apėjimo būdų teisės aktų, bet šiai dienai yra sugalvota nemažai, vienas nedaug būdai, kaip galima apeiti teisės aktus, o kadangi jie keičiasi labai lėtai, tai labai sunku ir pakeisti. Ir administracinė teisinė sudėtinga, Laisvūnas čia žino, kaip kartais tikrai sunku surašyti protokolą pagrindų. Metalo ieškikliai ir paieškos magnetai, žinot, Lietuvoje nėra draudžiami. Jūs galite visai nusipirkti juos, galite, pardavinėti, galite naudotis, nedraudžiama niekas. Bet šiai dienai Lietuvoje tikrai keli tūkstančiai asmenų naudojasi metalo ieškikliais, čia bet tie, kurie vaikšto aktyviausiai, keli tūkstančiai, gal daugiau turi ieškiklių. 10 tūkstančių. Tai teoriškai neįmanoma jų visus suvaldyti. Kitos problemos, kad jie visi, kaip aš minėjau, tarp 24 iki 2100 metų yra pilkoji zonai, kadangi jie yra oficialiai antikvariniai daiktai, bet mes jų nelicencijuojam. Mes licencijuojam visą veiklą nuo 1800-ųjų. Tai reiškia, tie visi yra tokiam tarpe, 74-80 metų, jie yra pardavinėjami, juos galima pardavinėti, bet iš šitos pusės labai rizikinga, kadangi ten gali atsirasti su 20 amžiaus dalykų. Antras pasaulinio karo, pirmas pasaulinio karo dalykų. Matot, sienos atviras, visi važinėja, kur nori, tai tas išvežimas į užsienį yra toks dalykas, tai labai tą paprasta padaryti, kažkas kažką iškasa, kažkas kažkur išveža, tai šitoj parodoj, kur jūs šiandien galite pasižiūrėti. Tai čia eksponuojami, ne viskas čia yra, kas Vilniuje buvo, bet esmė tame, kad vis beveik 70% šitų radinių yra sustabdyti muitiniai, pasienyje ir jie buvo perimti. Yra kitų klausimų, ten dėl privačios nuosavybės klausimų, dėl apskritai žmonių, kurie naudojasi metalo ieškikliais žiniomis, kompetencijomis, čia didžiulė problema. Žala objektam, tarkim, objektas net atskleistas, žmonės vaikšto su ieškikliais, iškasa, atneša kažką, sako, žiūrėkit, gal gerą darbą padariau, atradau objektą, bet to pačiu jį suardo. Neseniai toks atvejis buvo. Ir atlygio klausimas taip pat yra labai probleminis, labai keli teisės aktai tai reguliuoja ir neišaiškinti iki galo, kaip geriausia tą tvarkyti. Čia tokia, kad suprasti, kur yra problema, kad jeigu jūs pasižiūrėsit, kas yra ieškiklininkas? Tai reikia lėšų, užsidirbti algą gauti, nusipirkti apimpointį, detektorių, eiti lauką, nekontroliuojami, be valdytojų sutikimo, kasti, parduoti arba atnešti į departamentą. Kas yra archeologas? Pusės universitete, diplomas, atestacija, teikti projektą mokslinio archeologijos komisiją, aprobuoti, atgauti leidimą, valdytą sutikimą gauti, atlikti tyrimus, atsiskaityti, yra vis dėlto didžiulis skirtumas. Ir jeigu mes pažiūrėsim tą statistiką, kiek mes gaunam tų radinių, kiek mes jų svarstam, tai štai, kadangi tie visi klausimai dėl radinių pristatytų yra svarstami nekilnojamo kultūros vertybių vertinimo komisijoje, nesi nustato radinių vertę, jeigu pasisako, ar tie radiniai turi kultūrinę vertę ar neturi. Pasisako, tai sako, kas tie radiniai yra, kas čia tokio. Tai paskaičiavus tarp 19-24 metų mes turim 300 kartų buvo pristatyti radiniai. 300 kartų, aš turiu minį, vieną kartą gali būti vienas radinys, arba antrą kartą gali būti 10-100 radinių. Ir kur problema yra, kad per kokius 10 metų tik 7 objektai buvo įrašyti kultūros vertybių registrą iš pristatytų archeologinių radinių iš metalo ieškiklininkų. Tai 7 objektai. 18 kartų rašėm tarp 19-24 apskaitos skyriui dėl galimo atskleidimo. Tai labai mažas procentas iš tų pristatytų radinių turi kažkokį tęstinumą. Reiškia, ieškiklininkų veikla, kad ir bandanti būti pozityvi, jinai neduoda tokio rezultato, kaip jie įsivaizduoja, dažnai yra kalbama internete, žiūrėkit, aš atnešiau, bet taip nedraugiškai su manimi elgėsi ir aš tokio objektą radau. Bet jie, kai Mikaliauja vertinimo taryba, jie sako, atleiskit, čia duomenų per mažai, neužtenka. Tai mes negalime prašyti suteikti teisinę apsaugą. Tai štai,
Ir jeigu mes pažiūrėsim jūsų krašto, Klaipėdos krašto realijas, čia yra kiek yra pristatyta radinių pagal apskritis. Ne pagal teritorinius skyrius, pagal apskritis. Ir jeigu pažiūrėsim, Klaipėda yra 10 kartų. 10 kartų per šitą laikotarpį nuo 19-24 metų. Tai, iš tikrųjų, yra maži skaičiai. Palyginti su Vilnium 92, Kaunas mato 60 kartų. Ir tik vienas objektas per šituos kokius 10 metų iš bendrai 7 Lietuvoje buvo įrašytas kultūros vertybių registrą iš Klaipėdos krašto, kur buvo pristatyta radiniai iš metalo škiklinių. Tai, parodo tokia Ir šiaip Klaipėdos krašte reikia pasakyti, kad ta mešklininkų veikla yra tokia gan miglota, ne taip aiški kaip kitur. Aišku, daugiausiai šiklininkai veikia plačiausiai turbūt Minko atstovas sakys centrinis ir plokštinio kapinyno arealė, ten Kauno, Kėdainių kraštuose, nes ten yra iš tikrųjų daug laukuose kapinynų suartų, specifika archeologinė tokia. Rytų Lietuvoje, Šiaurės Lietuvoje, kur yra laukai didžiuliai, tai Klaipėdos krašte kažkaip tai ta specifika truputėlį neaiškiai mums yra, kas čia ir kaip veikia. Nenoriu pasakyti, kad mes nežinom, kas čia veikia, bet tokia platesnė truputėlį, negu visur kitur Lietuvoje. Va. Ir ką aš noriu pasakyti, tas dalykas, kad turbūt pastebėjo Klaipėdos krašto archeologijos specialistai dirbantis muziejuose, kad labai retai ateina radiniai iš departamento. Iš tikrųjų, bet jų tiek ir mažai pristatoma į teritorinį skyrių. Nėra ką labai pristatyti, net ministerija, kuri paskiria muziejus tiem radiniams saugoti, jinai paskiria dažniausiai teritorinių principų. Tai reiškia, kad Klaipėdos krašto muziejai nepasipildo radiniais. Aš atsiprašau, šiemet virš 800 radinių. Vienetų radinių. Čia mes apie kartų šitą. Čia kartų, kiek pristatoma kartų, o ne kiek... Nes gali būti vienu sykiu ten 1000 radinių, kitus iki vienas radinių. Ir tai va, kur čia yra problema? Ar gali būti šiklininkas paveldo draugas? Mes manom, čia valdiška pozicija tokia, gali būti jisai, bet geriausiai, kai jis yra su archeologo priežiūra. Ir šiai dienai tas puikiausiai matosi, kai ieškiklininkai dalyvauja kartu su tyrėjais tyrimuose, su archeologo priežiūra, labai geri rezultatai, kad apie mūšių laukus ieško, Ernesto Vasiliausko tyrimai, kitų tyrėjų, kurie čia kitas byla yra pasitelkę metalo iškiklininkų savo tyrimuose. Tai duoda rezultatą, nes vis tiek yra metodika tyrimų, viskas aišku, fiksuojama, vis tiek tai nugula į ataskaitą ir viskas aišku. Bet esminis dalykas, kad iš apskaitos duomenų 90% pristatomų radinių leidžia tęsti atskleidimo procesą. Tai reiškia, kad visi kiti atvejai nieko neduoda, jie tiesiog per mažai turi. Ten trūksta duomenų, ten neaišku, koordinatės neaiškios aplinkybės, kas, kaip, kodėl, daug klausimų kyla. Žmonės meluoja, nenori pasakyti daugelį dalykų, kas ir kaip, nors pristato. Kitus mes, aišku, šaukiam su policijos pagalba, patys ateina ir taip toliau ir panašiai. Tai didžioji dalis, internetuose skelbimo radinių yra nepristatoma į departamentą, mes juos tada bandom ieškoti per identifikavimą, per registrų centrą ir mes juos šaukiam. Jeigu neteina, tai su policija atvesdina. Bet esmė tame, kad čia yra bėda didžioji, kad kai ieškiklininkai, kurie nori nuoširdžiai kažką padaryti gero ir jie galvoja, kad jiems užtenka kompetencijų, neužtenka kompetencijų. Labai mažai kokybiško, kad žmogus atneštų ir nurodytų tikslės koordinatės, aplinkybės, visa kita. Šiaip tai ir tų sankcijų yra mažai taikoma. Per 6 metus 5 protokolų ieškiklinikam. Nors ten mitas yra, kad departamentas vis baudžia labai. Tai taip nėra. Archeologai yra labai baudžiami, kaip ieškiklininkai. Tai 90% leidžia tęsti apskaitos procesą. Tai čia problema. Pats tas procesas, tai čia gal aišku toks, kaip čia sakė, wall of teksto, bet esmė tame, kad radėjas, kuris suranda radinį, jis turi pristatyti per savaitę departamentui, tada įvertina teritorinis skyrius, ar tikrai šitas daiktas yra ten atitinka kilnojimo įstatymą, tada
jis pateikė visą informaciją, jeigu paaiškėjo, kad tas daiktas iš galimai neatskleisto objekto teritorijos skyrius važiuoja į vietą, laisvūnas susidūręs daug kartų, tai važiuoja patikrinti, kas ten per objektas, iš tikrųjų, kapinynas, o gal meluoja. Tada teritorinis skyrius perdavė Lietuvos koordinatų skyriui duomenys, tada mes teikiam kilnojimų komisijai tuos radinius, jinai įvertina, pasisako, ar turi, neturi kultūrinę vertę, jeigu turi, toliau mes kreipiamės į ministeriją, ministerija parenka muziejų, radiniai iškeliauja į muziejų, o jeigu paaiškėja, kad ten iš kažkas tokį neatskleistų objektą, mes rašom skaitos skyriui, vyksta toliau procesas, įsisuka tyrimų valdyba, dokumentaciją rengia ir teikia jau įteisinimui tokio objekto. Ir tada tie objektai keliauja, sakykime, jeigu ten yra jau tikrai jau atskleistas objektas, jis gali tapti kultūros vertybių registrą atsirasti, tai yra jiems suteikta teisinė apsauga. Arba inventorių, kuris neturi teisinio statuso, neturės teisinio statuso, arba nieko, nes per mažai duomenų niekas nieko negali daryti. Tai, čia pavyzdžiai, senoki pavyzdžiai iš praeitų metų, visokiausių geresnių. Pastaruoju metu bronzos amžiaus radinių mes gauname nemažai ir tai labai geras rezultatas, nes ne tiek ir daug tų bronzos amžiaus radinių Lietuvoje yra. Tai Lietuvoje rasta, aš prašau, tik apie 400 vienetų bronzos amžiaus radinių, kai mes gaunam per metus ten po 5, kokius tai yra rezultatas. Arba perimami iš išpilininkų, nubaudžiamis ir panašiai. Tai labai džiaugiamės šito dalyko, tai toliau, svarbiausia tokių daiktų galima. Čia pavyzdys yra labai ir geras, ir negeras. Pateiksiu, atskleisiu duomenis. Praeitais metais vienas asmuo skelbė radinius Facebook'e. Mes ilgai ieškojom, suradom, melavo žmogus, pasisamdė advokatą, besigindamas. Galiausiai vis tiek pabijojo, atidavė viską, parodė vietą, kur rado. Paaiškėjo, kad ten iš tikrųjų krinta 14 ir 15 pradžios kapinynas. Iš karto iš tos medžiagos užteko įrašyti kultūros vertybių registrą, nes jis miške, labai patogu, negyvenamas plotas. Šiais metais jau archeologas vienas tyrė tą objektą, fantastiškas kapinynas, bet dalis jo buvo pažeista jau kasant tam žmogui, kuriam nebuvo dar suteiktas teisinis statusas. Tai čia problema tokia. Aišku, mes dar turime laiko į nebausti už tai. O dar viena bėda, šiek tiek dėmesį iš visada su policija, mes turime labai daug reikalų. Labai iškilininkai galvoja, kad viską žino, bet paveldo kažkokius įstatymus žino, bet pamiršta, kad yra ne tik paveldosauga, yra ir kita veikla. Tai štai svediniai įvairius, aviatinis bombos, minos, patys ant savo galvos prifotografuoja tokius radinius, deda į Facebookus, paskui policija beveik iš juos ten ištraukia iš kur tik nori, baudžia, liepia parodyti vietas, atvažiuoja išminuotai, ieško tų vietų ir buvo labai nesmagu. Čia stovėlį deda, demonstruoja, kaip ten sekasi. Pamiršta, kad yra toks sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas. Ir paskui būna tokie atvejai, skundžiasi, kad jiems tenka gal protokolus, policijos nuovada ir panašiai. Čia vėlgi nekompetencijų klausimas yra. Ir policija pati labai, tiksliau, nelabai džiaugiasi, paskui dažnai sakoma, čia kažkaip bėda su iškiklininkais, kad visiškai nemasto. Ir kalbant toliau, šitie pavyzdžiai negalėjai, šitie 100, berods kiek čia, nepamenu, paliko, nesvarbu. Tai tokius deda, paskui užkasa juos atgal ir deda į Facebook ir galvoja, kad jų niekas nesuras. Suras. Mes nerasim, bet tai tikrai policija suras. Ir kurgi čia yra problema, apibendrinimus apie iškiklininkų veiklą. Iš tikrųjų, galima sugadinti archeologinį radinį, taip nutinka. Prarasti labai dažnai nutinka. 90% radinių yra patikimi be aiškios informacijos. Žalą galima padaryti, dar neatskleistam kultūros paveldo objektui, kaip aš žodžiu. Grėsmė susižaloti, radus ten įvairias minas ir panašiai, arba įkliūti policijos rankas. Šiaip žala valstybei kultūros paveldui ir šiaip priori teisės aktų pažeidimas, nes tą draudžiam, tyčia ieškoti draudžiam. Ir, kalbant apie vėlgi tą visą problemą su tais visais interneto prekybos klausimais, tai šiandien mes turime bėdą, kad Facebookas nelabai padeda mums
šito klausimu, pilna grupių, jie žmonės skelbia tuos ten raginius. Ne tik Facebook'ose ten skelbdavo, bet panašiai ir taip toliau. Ir tenka mums paskui ieškoti žmonių, pamiršta teisės aktus, kad kada reikalinga licenzija prekiauti antikvariniais, kada nereikalinga. Va, ir dėja pamiršta, kad yra sankcijos už tai, paskui labai daug valiūdė. Tai toks va dalykas, prekyba. Aišku, nevyksta, turbūt daugelis žino šitas grupės, kas arčiau klausimo. Tai čia visi tie dalykai vyksta dar. Ne viskas arti čia, bet dažniausiai galima kažką kombinaus. Nu ir aišku, čia susirinko daug jaunų žmonių, tai jeigu jūs domina, kaip ten, kas reglamentuota, nepatingėkit užeiti departamento puslapį. Jame yra daug dažnai užduodami klausimai, yra archeologinis paveldas ir ten yra dvi dalys aprašytos plačiai, kokie yra teisės aktai, kaip tai yra reglamentuojama. Jo, ir dėl prekybos antikvarinių daiktų taip pat yra prašymas, kada ko reikia. Va, o apibendrinant mano tą kalbą tokią, sakyčiau, kad nenoriu moralizuoti ieškiklininkų, kad jie elgiasi blogai, bet kadangi apeliuosi jūs esančius čia, kad visgi gerai pagalvokite, jeigu įmet metalo detektorių į rankas, nes teisės aktai negailestingi šitoje vietoje. Departamentas, aišku, ne teisėsaugos institucija, bet mes irgi taip kartais per teismus einam šito klausimo, o policija, kariuomenė, jie iš vis nežaidžia. Jie labai griežtai žiūri šitos dalykus ir kai tai paliečia minas, vietinius, kas tik norit, jie ten nesvarbu, ką nubausti, ar surasti kaltininką, kad žmonės nepridarytų nesąmonę. Va, tai būkite atsargus, domėkitės teisės aktais, ir padėkite archeologam. Tai mano pranešimas būtų. Ačiū. Nu, kitaip sakant, gana priešingai, ne? Paveldosaugininkai jūsų atžvilgių, nors archeologai turbūt čia, nežinau, Gintas yra kiti, kažkas, aš nebėjau, jie visi kurie metalo ieškiklius ir jie labai džiaugiasi objektą turėjimu. Bet aišku, mes čia kalbame ne tiek apie archeologus, bet kiek žmonės, kurie ieško to su savo idėjom kažkokio, ne? Tai dabar mes duodam jum tribūną, jūs galite atgal viską sudėti paveldosaugai, ką jie ne taip daro, gal jūs esate šventi, ką žinot. Tai va, tai prašom jums tada savo prezentaciją. Labadiena visiems, aš esu Emilijus, metalo ieškiklių naudotojų klubo vadovas, atstovausiu čia truputėlį kritikuojama gal tą dalį mėgėjų ieškiklininkų ir sutinku, kad teisinė bazė pas mūsų Lietuvoje nėra tobula, ją reikėtų tobulinti ir vienas iš mūsų klubo norų tai prisidėti prie to tobulinimo būtų. Aš labiau galbūt paliesiu tą dalį, kur yra susijusi su klubo veikla, su archeologiniais žvalgymais visais. Metalo ieškiklių naudotojų klubas buvo įkurtas pasikeitus truputėlį teisiniai bazai, sugriežtėjus metalo detektorių naudojimo reglamentavimui. 2010 metais buvo pasikeitimas nekilnojamo kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir buvo įtrauktas punktas dėl metalo ieškiklių panaudojimo ieškant visokių radinių, ten mes galim rasti žemėje, kas per daugelį metų galbūt pamesta, galbūt specialiai paslėpta. Ir tiesiog, kadangi mes nenorėjom likti tie nelegalų tokie, plėšikai ar vadinami juodaisiais archeologais, kreipėmės pirmiausia į kultūros paveldo departamentą ir prasidėjo su jais tokia, kaip jau pasakius, pamažu tokia nedrąsi diskusija
Ir tos diskusijos eigoje buvo prieita prie pasiūlymo ir sprendimo įkurti asociaciją metališkai printuotų klubą. Per tos porą metų, nes čia yra 12 metų, kol viską sutvarkėm, dar praėjo laikas, kol teisiniai dalykai, kol steigimas ir 2014 metais jau turėjome veikiančią asociaciją, vienijančią 20 narių. Šiai dienai mes jau turim 40 narių ir mūsų nariai yra visoje Lietuvos teritorijoje. Savo veiklą mes gana stipriai akcentuojam, kad mes gerbiame kultūros paveldo objektus, visą kultūros paveldą, istoriją, be archeologų dalyvavimo, be leidimų archeologiniam žvalgymam į kultūros paveldo objektus mes griežtai ginam. Jeigu paaiškėtų toks faktas, kad žmogus iš klubo padarė tokią veiką, mes jį iš karto šalinam be klausimų iš klubo. PVP tai irgi gan aktualu, po savęs nepaliekam jokių šiukšlių, visas duobės, ką mes tam iškasę šiame randam, užkasam. Ir taip pat labai aktualus dalykas šiais laikais yra privati nuosavybė. Kadangi privati nuosavybė yra kaip ir neliečiamas reikalas, tai kiekvieną kartą mes maksimaliai stengiamės gauti leidimus iš žemės savininko ir su jo leidimu galime vykdyti veiklą kažkokią pramogai. Taip, ir mes kaip klube, mūsų pagrindinė veikla, tai pirmiausia yra akcentuojamas į archeologinius žvalgymus, į pagalbą archeologam įvairiuose objektuose, kur vykdomi tyrimai. Prie to paties mes labai dažnai vykstam į pamestų daiktų paieškas. Vasara, maudynės, žaidimai, pramogos. Ir dažnai žmonės pameta auskarų, žiedus, grandinėlės, telefonus, raktus. Dirvožemio detalizacija irgi toks reikalas, kai, sakykime, ūkininkas turi kažkokią teritoriją, kur vykdo ūkinę veiklą ir laikas nuo laiko praduria padangas. Tenka vykti irgi ieškoti priežasties to. Esam vienais metais čia netoli Dūkštų yra organizacija Arklių slėnis. Irgi pradėjo skųstis, kad arkliai vienoje dalyje teritorijos visą laiką susižydė kanopas. Ir kreipėsi į mus, mes važiavom ten perimti visą teritoriją, išrinkom daugumą visų metalinių daiktų, kurie galimai yra potencialūs pavojingi. Prie to paties vykdom tokią kaip ir švietėjišką veiklą, sąskrydžius organizuojam eilę metų, dalyvaujam konferencijose, Facebook'e, kiek įmanoma bendraujam ir skleidžiam tą visą propagandą tokia, kad vis tik tais metalo detektorius yra kaip ir pramogai laisvalaikiui nėra blogas dalykas, bet visą laiką akcentuojam, kad atsitiktinai rastus daiktus, kurie gali turėti kultūrinę vertę, juos privalom pristatyti į artimiausią kultūros paveldo departamento įstatymų nustatytą tvarką. Ir taip pat dalyvaujam tarptautinėje veikloje, vykstam į archeologinius žvalgymus, šiaip kol kas tik į vieną šalį, pas kaimynus į Lenkiją. Teko dalyvauti Žalgirio mūšio laukų tyrimuose, Legnicos mūšio, Ponico mūšio. Pagal apimtis, sakyčiau, mes išskiriam tokius didesnius ir mažesnius archeologinius žvalgymus, kada vietiniai nedideli archeologiniai žvalgymai
užtenka 1-2 žmonių ten statybvietėse, dideliuose objektuose atvažiuoja su metalo detektorium, patikrina gruntą, prakasuose patikrina dugną, sienelės ir archeologų pateikia rastus radinius. Didelio masto archeologiniai žvalgymai, kada jau tikrinam didelius plotus, mūšių teritorijos arba senovės gyvenvietės, kapinynai, bet visa veikla vykdoma tik su archeologais. Čia vienas iš didelio masto archeologinių žvalgymų, tai yra Kernavės archeologinis kompleksas. Šituo metu mes pradėjom naudoti kartu suderinę su archeologais naują technologiją, fiksuoti mūsų narių nueitą kelią GPS imtuvais ir registruojant visą telefonę. Vėliau mes tiesiog iš telefono pateikėm tą informaciją archeologam ir archeologai pagal fiksuotus radinius mūsų nueitą kelią mato, kur daugiausia mūsų vaikščiota, kur radinių sankaupos ir visai kita įdomi informacija gaunasi. Iki šio momento mes Lietuvoje ir užsienyje esame sudalyvavę jau 172 įvairiuose žvalgymuose, tyrimuose, tai miestuose, kapinynai, įtvirtinimai, mūšių laukai, sąskrydžiai, bet šiais metais turėjom labai unikalų objektą, žvalgymai vandens telkinyje, ežere. Ir kita veikla kaip seminarai. Čia už visą 10-metį mūsų, kiek esame sudalyvavę, tai kaip pati pradžia, labai negausiai tų visų archeologinių žvalgymų, nes archeologai iš pradžio į mūsų žiūrėjo taip įtartinai ir su pasitikėjimu. Laikui bėgant užsidirbom savo vardą ir patikimumą. Ir laikas nuo kasmet tų žvalgymų ir kvietimų žvalgymus daugėjo. Tai čia karantino laikotarpis sumažino, bet įsigudrinom ir tuo laikotarpiu išvykti archeologinius žvalgymus. Ir šiais metais vėl turėjom gan nemažai. Dabar čia kasmetinių sąskrydžių statistika, tai irgi matom, kad pradėjus organizuoti sąskrydžius nuo 15 metų dalyvių labai stipriai pradėjo atsėti. Na, su tokia, sakykime, gauja detektorių naudotojų galima išvalgyti tikrai didelius plotus. Norėčiau dar pridurti, kad klubo veiklos istorijoje turimo perduotą specialistam 3 piliakalnius, kurie yra registruoti, ir 1 kapinyną, kuris taip pat yra jau ištirtas ir įtrauktas į kultūros paveldo objektų registrą. Taip pat yra perduota informacijos nemažai į kultūros paveldo departamento skyrius ir laukiam tolimesnių rezultatų. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Jo, tai geros reikia, tai, viską gerai daro. Ta prasme, aišku, dabar tas įdomumas prasideda. Jūsų prezentacija yra paveldo departamento. Na ir dabar aš nežinau, kažkodėl rizikuoju, nes moderavimą dabar noriu perduoti Laisvūnui, bet jis yra šioje vietoje kažkiek, na, kaip sakyti, yra įsipareigojimus turėti. Bet bandykime. Jeigu kas aš bandyti įsipareigojimus. O gal čia turėjo, žiūrėkit, gintas yra. Aš manau, diskusija tiek vėliau mes.
Ai, dabar tu man kažką pabandyk sujungti tuos abu Nu dalykus. taip, taip. Tai mielieji, na tikrai matome, kokia situacija yra, kaip ir tų reglamentuojančių aktų šiai dienai pakanka. Ir matome tikrai klubo veiklą, kuri pateikta labai gražiai ir aš tikiu, kad taip ir yra. Bet skaičiukai buvo tokie, kad 40 klubo narių, o renginiuose dalyvauja 680. Ir aš nebijoju, kad yra ir tikrai ne 1,000 žmonių, kurie šiandien Lietuvoje turi metalo detektorius visiškam. Šiai dienai pagal pardavimų statistiką mes Lietuvoje turėtumėm turėti daugiau kaip 10 000 pagal detektorių. Nu. Aktyviai naudojimų galbūt yra 3-4 tūkstančiai. Kiti kaupia dulkės, nors sako, kaip sakoma, tiesiog žmogus neturi laiko, jis tai užsikabino, nusipirko ir paskui pastatė į kampą. Iki geresnių laikų, kol tikisi, kad atsiras to laiko. O laisvų prezentacijas turėtų? Aš labai kelis kadrus norėsiu parodyti. Čia buvo skuodo paskaitai skirta mano prezentacija. Na ir aš nežinau, kad ir trūkinėlė kažkaip aš labai moku rėkti, garsiai kalbėti. Ar girdite visi mano? Nereikia mikrofoną, aš irgi jau. Tai aš pats dirbdamas kultūros paveldo, tiesiog paminėjau, kad pats buvau jaunas archeologas. Bet pasakysiu, kai man buvo 14 metų, mama padovanojo knygutę Rimutės Rimantienės, akmens amžiaus specialistės, pirmieji gyventojai Lietuvoje. Ir tai toje knygutėje buvo apie akmens amžių, reiškia, pateikta informacija. Mano senelį gyvena Marcinkonyse Dzūkijoje. Na ir atsivertęs tą knygutę, galvojau, kad šitos radinius mačiau senelio kieme. Ir akurat pasirodo, mano senelio daržas buvo darže, išties aš radau akmens amžiaus nuoskalų. Na ir nuo to laiko prasidėjo, tai kai buvau 14 metais pradėjau jūsų turbūt amžiaus ir iki jau studijų pabaigos kiekvienais metais per atostogas bėgiodavau po visą Dzūkiją, rankiodamas akmens amžiaus radinius ir esu atradęs apie 50 akmens amžiaus stovyklaviečių. Visą tą medžiagą esu perdavęs Rimutei Rimantienei ir paskui jie supažindino su Tomu Ostrausku, akmens amžiaus specialistu, padarėme ekspediciją mano rastose vietose ir iki šiol dar archeologai kasinėja tas vietas, kur atrado. Bet aš nebuvau metalo, kadangi tai buvo sovietmečio, paskutiniai dešimtmečiai, metalo detektorių nebuvo, o akmens amžiaus radinius aš rasdavau tiesiog smėlynuose paviršiuje. Kadangi tūkstančius metų netgi tie radinukai būdavo paviršiuje ir tik dabar faktiškai pradėjo tie smėlynai vėlenėti dėl klimato kaitos. Tai aš įsivaizduoti, tūkstančius metų smėlynę neužvėlenėdavo, bet jie pradėjo dabar. Todėl ta mano atrasta medžiaga visa yra tikrai pakankamai vertinga, nes šiandien jau jų galėtume neatrastume. Bet jei būtų metalo detektorius, matyti yra, būčiau tas juodasis detektoristas, tapęs, tai ačiū Dievui, kad tai neįvyko. Bet bendraudamas su Rimantiene, jinai mane ir nukreipė, kad vaikeli, sako, tavo rasti tie radiniai visi yra labai vertingi, ir tu jau pasigilink ir pažiūrėk, po kokią vertę jie turi. Nuo to ir prasidėjo. Ir likimas lėmė, kad apie 24 metus ateinu dirbti kultūros paveldo departamentą. Ir pirmas objektas, kur susiduriu su metalo detektoristų veikla, tai buvo Įlakių seniūnijoje, Paluobės, vadino Piliakalniu, iš tikrųjų tai buvo Alkakalnis registrį įrašytas. Ir gavome informaciją iš vietinių, kad tas Alkakalnis detektoristų buvo iškastas.
Ir kai atvažiavau į vietą, nepatikėjau. Pažiūrėkit, kokio dydžio buvo iškastos duobės. Tiksliau viena duobė. Ir kaip matote, ekskavatoriaus grybšniai pasirodo, kad metalo detektoristai išgirdę vietos senorio pasakojimą, kad toje vietoje yra palaidotas vikingų karalius su aukso šarvais, 2 maišai aukso prie kojų ir taip toliau. Nu ir iš Šiaulių Chebrytė, yra legendariai patikrinti. Jie užėjo ant to alkakalnio ir atkreipti dėmesį, štai čia yra rudas toks, reiškia ruožas, tai yra natūralios balų rūdos toks plokšniukas buvo. Ir detektorius jam suveikė. Ir kai jo gana nemažai buvo, matyt, jau sucypė taip, kad pagalvojo, kad jau tas karalius guli čia. Ir ką jis padaro, jis pasisamdo, vyko kelio darbai tiesimo Skuodas Palanga, jie nusisamdo ekskavatorininką, kuri nuleidžia į upelio slėnį su specialia technika ir ekskavatorius iškasė ir aišku, nieko tenais nerado. Tai, žodžiu, visgi tie mitai, legendos, jos yra gyvos, kaip matome, ir Laros Croft istorija, žodžiu, gyva ir Lietuvoje. Tai čia toks pats grubiausias variantas buvo, bet čia ir prieiname prie 2009-ųjų, ir čia pasiričia buvo parašyta, kad iki 2009 metų, kaip ir buvo nereglamentuota ta detektoristų veikla ir po 2009-ųjų viskas buvo uždrausta. Ir štai čia ir parodysiu momentą, nuo ko reiškia buvo uždrausta, kadangi 2009 birželio kokią 4 dieną man paskambino Skuodo rajono paveldosaugininkas ir pranešė, kad į jį kreipėsi seniūnas, o į seniūną kreipėsi moteriškė, kuri gyvena prie Apuolės kapinyno. Yra labai gražus piliakalnis, visi žinome, bet kitoje upelio pusėje yra ir kapinynas. Kad vaikšto su metalo detektoriais, o pasirodo, ta Kretinienė buvo įspėjęs jau paveldosaugininkas, kad sako, moteriškė, jau jeigu matysi, kad kažkam duok žinią, tai paskambino seniūnui, tas tam, o jau paveldosaugininkas man paskambino. Ir įdomu tai, kad aš tą dieną negalėjau nuvykti, o faktiškai tie detektoristai, tie juodieji detektoristai ateina, greit iškasa, reiškia, ir dingsta. Aš jau nesitikėjau, kad kažką rasiu ir žiūrėkite, aš atvykstu ir po stebuklę aptinkame 2 vyrukus, matome į kastuvus atremti metalo detektoriai, čia buvo ypatingai ir padarau kadrus, kurie faktiškai tapo, labai svarbiais įrodymais. Štai čia nufotografuotos ir vietos, kuriuose jie kasinėjo, užfiksavome radinius, kurie buvo tik iškasti. Na ir aišku, aš paskambinau policiją, iškviečiau, kad jie atvažiuotų, nes aš nesu pareigūnas, negaliu kratos daryti. Atvykus pareigūnam, reiškia, mes padarėm kratą jų automobilyje. O turėjo ir legendą, kad čia juos pasamdė archeologas ir taip toliau, nieko to aišku nebuvo. Ir čia mes, žodžiu, automobilyje randam išties fantastinius, reiškia, lobius. Štai visa šie radiniai buvo automobilyje. Taip pat automobilyje atskirame, tai ten buvo radiniai, kurie Apuolės kapinyne rasti, čia dar atskiruose maišeliuose. Na ir čia dar turėjo 2 sidabrinius arabiškus dirhamus, 1 tūkstantmečio, kurių vieno kaina tuo metu buvo 2000 maždaug litų. Na ir tai, kad buvo jie pagauti konkrečioj vietoj, su konkrečiais įkalčiais, su radiniais, su viskuo, vėliau išsivystė į bylą, ir tiesą dar parodysiu.
štai čia Julius Kanarskas, Kretingos istorikas, stovi prie vienos iš jų perkasos, iš kur radiniai rado. Ir tai buvo vėlgi įkaltis konkrečiai kaltinti konkretų žmogų. Jūs atkreipkite dėmesį, yra apskrita, apskrita perkasa. Jie metalo detektorius suveikia, iškasė apvalę tą duobutę, iškėlė velėną, išsitraukė radinį ir vėl uždėjo. Kaip vėliau paaiškėjo, vienas iš tų detektoristų buvo kariškis ir buvo civilė. Kaip man atsiuntė, aš ir nustebau, kadangi tai buvo kariškis, dirbęs spec dalinyje ir jo specializacija – minavimas, išminavimas, žodžiu. O minos kokios, tarkim, prieš tankinės jos apvalios. Ir jis buvo tiek įsicinkinęs apvalios jas daryti, kad tai išdavė jį, kad tai yra štai jis konkretus tas asmuo. Bet aišku, mano to nebuvo geriau, užbėgo įvykiai į priekį. Buvo konfiskuoti ne tik šie radiniai, buvo jų kompiuteriai konfiskuoti, jie Vilniečiai buvo. Ir kodėl, reiškia, nuo šitos datos 2009-ųjų viskas ir prasidėjo. Kai tyrėjai atidarė, reiškia, jų kompiuterius ir tą medžiagą, ką jie yra iškasę, tai supratom, kad tai yra nerealu. Tai buvo tūkstančiai radinių, kuriuos aptiko iškastų jų kompiuteriuose. Jie vykdė prekybą, tarptautinę prekybą, todėl į bylos tyrime jau sudalyvavo ir Interpolas, ir čia jau atidarom parodą, pasakau, buvo atskleisti visi niuansai ir fantastiniai, reiškia, momentai, kai Laros prof. Istorija, sakau, grinai, va čia ir buvo per, tarkim, šitos du vyrukus, kai užsakovas Švedijoje ir kodėl Vakarų Lietuva. Tai yra vikinginis laikotarpis, Kuršiai, tarkim, radinys rytų Vilniuje, todėl labai daug jų perduotų radinių. Čia yra jo viena kaina, tarkim, apyrankės rasta Vakarų Lietuvoje vikinginio laikotarpio, ji indeksuojasi 3 kartus, nes yra pasaulinis vikingų reiškia radinių, tų archeologinių radinių paklausa yra. Ir užsakovas konkrečiai buvo švedas, kuris užsako pas Sankt Peterburgo esantį tarpininką, jam iškasti T-tipo kalaviją iš Lietuvos archeologo Kazakevičiaus katalogo jo. Ir jūs įsivaizduokite, jie atranda tokį kalaviją, bet čia tas pats, kas Sabatą, tarkim, Šieno kopėtoje atrasti, jie atranda, jie profai buvo, nes tūkstančius radinių, aš dar tada parodysiu, kad daugiau nerodyti tų vaizdų, ką esam praradę. Štai, jie buvo radę durklą, kuriame kūnos yra. Lietuvos istorijos terminų, tai itin unikalus dalykas, dėja, tyrėjams nepavyko išaiškinti, jie neišdavė, kur jis, kam jie pardavė ir taip toliau. Nes, o čia tikrai mes tų rūnų, aš nežinau, kiek turime, vienos ar 2 rankų suskaičiuoti objektus, ant kurių yra rūnos, ką jie atradę tą kalaviją daro. Reiškia, reiškia taip. Jie gauna 10 000 iš to Sankt Peterburgo užsakovo už tą radimą, reiškia tą kalaviją. Pinigus perveda 3 000 asmuo iš Prancūzijos Pasienio miesto, 3 000 iš Vokietijos, jis pervažiavo tą pačią dieną, ir dar likusią sumą iš Helsinkio, reiškia, dar kitas tarpį, reiškia, reikėjas, reiškia, persičia, reiškia, yra fantastinis tų juodųjų archeologų, reiškia, prekeivių archeologiniais radiniais yra tinklas. Ir, žodžiu, Interpolas visą tą seką nustato ir ką daro šitie mūsų tautiečiai. Kalaviją, jis buvo rastas su medinėm rankenėlėm, įvyniavo reiškia, vatą šlapią, kadangi, kad restauratoriai galėtų ateity restauruoti.
įdėjo į dvigubą dėklą putoplasto ir įdėjo į autobusą, kuris važiavo iš Vilniaus į Taliną. Taline dar vienas talininkas įdėjo į Sankt Peterburgo, reiškia, tą autobusą ir pasiekė Sankt Peterburgą. Galutiniam rezultate Sankt Peterburgo žmogus, restauravęs kalaviją Lietuvos Ermitažo restauracinėse dirbtuvėse, jį pardavė švedų tam galutiniam užsakovui už 40 000, reiškia, dolerių. Tai jūs įsivaizduojate, kokie pinigai vaikšto. Ir, reiškia, taip, pavyko nustatyti, kad jie 7 Klaipėdos apskrities objektus jau iškasinėję buvo ir dar visų kitų vyko kelis metus, buvo įsiskaldę į 9 bylas ir buvo paliesti prekeiviai ir Šiauliuose ir visur kitur, čia grinai tik Lietuvoje. Nu ir gavo net 3,5 metų, kadangi labai didelė suma, reiškia, abu, vienas iš karto atsidėjo ir esmė tik kame, kad jis jau negalėjo gyventi Vilniuje, jis atvažiavo gyventi į Klaipėdą. Ir jis netoli manęs beje gyvena ir mes vadinam, mes susitinkame. Jo, kad mes nebendraujame, o aš vis nežiūriu to automobilio apačią, kas yra, bet štai tokie buvo, reiškia, pirmieji susidūrimai ir aišku, mūsų departamentas įvertinęs tą žalą, jie tikrai padarė didžiulę žalą ir buvo, galbūt Lietuva, pirmoji tarp Latvijos Estų pavalty įvedė labai tuos griežtus dalykus, nesupratom, jeigu mes nesustabdysim, mūsų paveldą išplėš. Nu ir aš Dievui tada, tvarkoje įvyko, reiškia, buvo griežti reikalavimai. Ir dabar štai ir mes ir kalbame, o kur ta riba, nes aš irgi turiu pažįstamų Anglijoje metalo detektoristų, ten jie nepaprastai išvystę tą veiklą, jie žurnalus ten leidžia ir taip toliau. Yra visa sistema atlygio, kad valstybė užmoka jie ir taip toliau. Šiandien mes taip, bazė mūsų, kur Ričardas pasakojo, mes ją turime, bet ji dar nėra veikianti. Ir štai šie metai buvo tokie lūžio metai, galbūt manęs bijojo detektoristai, nes be abejo yra tinklas, kurie keičiasi tom žiniom, bet nuo praeitų metų, o ypatingai šiemet, man pradėjo nešti. Aš tvarkingai, vadovarinis departamentas tą sistemą išdirbo, kaip visa seka. Matė, tai labai sudėtinga, ten 10 veiksmų, bet susikaupė ir, reiškia, tuos veiksmus praėjus yra rezultatas. Jeigu jos nebūtų, tai tikrai vėl būtų negerai, nes labai įvairių žmonės, tai detektoristai. Ateina vaikai, jaunuoliai, štai kaip jūs, kurie nežino vertės to daikto. Ir atneša krūvelę ir padeda. Toje krūvelėje būna kažkokios monetos, ten 20 amžiaus pirmos pusės, centai, aliumininiai, netgi atkurtos Lietuvos, kažkokio laikrodžio detalės. Tarp jų pasitaiko ir pusė senės. Reiškia, tai aš jam ir sakau, vaikelė, va čia yra vertinga archeologinis radinys, tu man padėk, tuos visus duomenis. Ir tie, kurie jau ateina, aišku, jie yra geranoriški žmonės. Aš surenku tą pirminę medžiagą, gaunu jų parodymus, jie parodo vietą, internete dabar randami, iš karto nustatai tašką. Jeigu jis nusirašęs tų tikrų koordinačių, tai kompiuterėje lengvai jas nustatai. Ir viskas kaip ir būtų tvarkoj. Bet štai nuo čia vėlgi prasideda tam tikri niuansai. O yra tikrai žmonės, kurie vaikšto tenais, tie, kurie jau jie kalba, jie tikrai nesirodo, jie, kaip minėjau, turi savo tą rinką ir slaptą visą rinką, bet prasideda žaidimas ir su tai žmonėm, kad kitą kartą aš jų tų detektoristų nelabai ir suprantu. Jie atneša ir matau, kad knygyno bus medžiaga, koks 50, tarkim, radinių. Nuo Romos laikotarpio, ten aiškiai tęstinis jau iki Kūšių laikotarpio radiniai. Ir sako, parodo man vietą. Džiaugiuosi, aš ten jis savo vardą, pavardę viską pasako. Aš nuvykstu į tą vietą, apžiūrėti tą pirminį apžiūros aktą sustatyti. Ir žinau, kad prieš savaitę jis kasė. Kadangi po šitos istorijos, aš iš jų Bakūrų, tai aš dar kelis metus rasdavau jų kasnietose vietose tas duobutes reiškia rastas.
Ir čia 50 vietų kasė, aš neradau nei vienos vietos, kuris būtų pakapsęs, o per tada lietaus nebuvo nieko, nu turėjo veikti kažkas. Tai skirtingas žemės, reiškia, paviršius, duobutė kažkokia dalis. Ir tiesiog vieta, nu tokia, kad vis tiek kapinynas būna dažnai kažkokios tos istorinės vietoje, kažkur yra piliakalnis, kažkoks kapinynų gyvenvietė ir upelio kitoj pusėje dažnai būna, čia lygiam lauke. Tai, nu, ir bandžiau aiškintis, tai žmogus, nu, nusiklovė, tai darant. Vienas žmogus, amžiaus atvežė paleolitinį antgarį, sako, kokių jų radai, sako, Šilutės rajone, o Šilutės rajone paleolitas, jo, aš tuo jau baigsiu, tai yra nerealu. Pasirodo, aš jau perdaviau tą medžiagą, kad Klaipėdos archeologai atvažiuotų į vietą, čia sensacija, atvažiuoja, sako, nu irgi tokia vieta, kad ten nei gyvenvietė, nei niekas. Ir kadangi nurodžiau tą pilietį, jie susitinka su juo, sako, tai žmogau, kad tikrai tu čia radai, o jis matos pasimetė ir sako, oi, gal kažkur kitur, nu, ir prasideda, kad irgi, tai ko tu neši ir jeigu tu negali to paaiškinti. Tai žodžiu, yra tu tikrai labai daug niuansų, todėl mes džiaugiamės, kad yra tikrai žmonės sąmoningi, kurie daro tikrai tos veiklos su archeologais, ir Gintautas Zabiela tai tikrai išnaudoja jūs ir jūsų potencialą ir aš čia tame ir matau tą galimybę ir žinoma, kad gink Dieve, kad nevaikščioti tais jau registriniais mūsų objektais jų teritorijose, nes mesgi negalime uždrausti vaikščioti tiesiog laukais ar susitarus su žmogumi. Bet aišku, prašymas didelis radus būtent tą archeologinį radinį, arba jeigu net nežinai, tai archeologinis vis tiek nešnu, ir mes galim pasakyti, vaikeli, tu pasiimti čia nevertingas, ir atvirkščiai, kad tai yra tikrai vertingas, ir mes tada visus tos duomenis surenkam. Tai vat ta, kaip irgi Ričardas kalbėjo, galbūt ir jūs paminėjote, galbūt tas vat edukacinis momentas yra labai svarbus, kad daugiau turėtume ir galbūt departamentas pagalvoti apie kažkokius tai projektus, kaip tuos metalo detektoristus šviesti, jiem aiškinti, kas tai yra ir nukreipti truputėlį į mokslo pusę. Tai tiek. Ačiū. Dabar galvoju vis tiek, to laiko mes turim ne tiek daug, ne? Jau žiūriu, kad pusę. Beveik pusė. Vis tik dabar padarom taip. Vis tiek mes kalbam apie diskusiją. Dabar kol kas yra pristatymai, monologai, pavyzdžiai, kurie patys savaime yra pamokantis, iš tikrųjų jie sukuriama tą problemą. Bet vis tik mums dabar kalbam apie dvi grupės. Ir atrodo, Jėzomarė, abi reikalingos, vieni saugo, kiti tyvė, vaikšto po tos laukus, lyg ir nieko blogo neturėtų padaryti, bet paveldosaugos pozicija yra, ir jie tos patirties turi, matote, štai parodo tokias iškasenas, metalo ieškiklininkam kažką reikia daryti, slėptis ar kažką. Tai pirmas būtų dabar užduodame jiem klausimų. Tai mano pirmas klausimas būtų galbūt toks. Kas jūs veža į tuos? Jeigu jau virš 1000 atsirado, suprantu, sportas yra galbūt, ar ne? Dabar liktai jūs, ar jūs esate krašto pažinėjai kažkokie, tyrinėtojai? Bet koks jūsų tas yra toks bazinis dalykas, kuris jūsų grupę verčia didėti, plėstis? Pažiūrėkit, kiek jie sakė, 10 000 metalo ieškiklių yra nupirkta. Viešą man. Kas čia? Aš gal žvėjų tiek nėra, Lietuvoje. Jeigu pradėtume žinoti, kurie meškerioja, reiškia, kiek jūsų jau atsirado. Pabandykit, paaiškint, man labai būtų įdomu. Tada antras klausimas bus, kaip jūs žiūrite, ar jūs turite kažką daryti kitaip, kad kultūros paveldo departamentas neturėtų tiek problemų, ir neturėtų jūs gaudyti tenai, bet kad būtų abiem pusėm kažkokia nauda. Anglijoje ta nauda yra. Švedijoje, man atrodo, irgi yra tas pats. Nieks turbūt tokių kalbų nereikia jiem tenai vystyti, nes jie sako, jo, mes žinom taisyklės, mes žinome ribas, kur kas darom,
ir vieni padeda kitiem, ar ne? Tai va dabar jūsų pirma pozicija, ko jūs tam vis tik tai norite, gal jūs tikrai biznėlis esate, ar norite lengvai pralokti, ar tai ką žinot? Kas važiuojam patys, jeigu tai jau juokais. Iš tikrųjų, tai užkabina tas toks entuziazmas pažinti. Anksčiau dar nebuvo tų žinių, nieko, tiesiog radęs radinį, namuose grįžęs sėdi prie kompiuterio, išknisi visą internetą, visą prieinamą literatūrą, bandai identifikuoti, kas tai per daiktas yra, ką tu radai. Per laiką susikaupė žinios ir dabar jau tiesiog, aš, sakykime, asmeniškai laiko nelabai daug turiu, bet radęs progą, savo pramogai, įgūdžių palaikymui, išėmus metalo detektoriumo kažkur po laukus pasivaikščioti. Nebūtinai su tikslu kažką surasti. Pležė, aš suprantu, jūs tikrai ranka. Pležė, jūros, jūros, prie ežeruose. Aš asmeniškai esu iš vandens, iš maudyklų ištraukęs 3 rankinės granatas, kurias pridaviau policijai. Šiaip pas mus klube yra profesionalus išminuotojas, kuris mums jau iki kaulo smegenų įkalė, kad jeigu daiktas yra panašus į sprogmenį, jo rankom neliest ir kviest policiją. Sako, geriau 10 kartų iškviesti be reikalo, negu vieną kartą atvažiuos su reikalu surinkti tave. Bet vis tiek, nežiūrėjau atsakymo. Kas jūs dažna? Atradimo džiaugsmas. Tu eini ir susipė, ir ten gali būti kažkas. Tai aš labai jūs suprantu, kad tai sakau, dėl to atmesandžius yra radijo. Jonai, kai eini, o įsivaizduok, miškais, laukais, pažerė, kadangi atmesandžių žmonės irgi būdavosi šalia vandens kažkur, eini smėlyje, žiūriu ir netikiu savo akim. Yra kažkoks antkapis. Aš pasilenkiu, pakeliu, įdedu į ranką. Ir mylėjai, aš visą laiką pradžioj apsidairydavau, ir nieks nemato. Ne todėl, kad čia, aš įsidėsiu ir paslėpsiu, o kad viešpatie, aš jį laikau daiktą, kurį aš pirmas laikau po 5 ar 8 tūkstančių metų ir man šiurpas per nugarą eina. Tai čia lygiai, kad Jonai, užėsiu kitų. Jonai, tu žvejys? Papasako, ką tu jauti, kai tau užkimba va toks karšis ar va tokia valydėkas. Tu kaifą, atsiprašau, džiaugsmą tą žvelio, ar ne, tai yra tas pats. Tai yra, va tiesiog, šitai aš suprantu, kad Jums klausimas, ar jums įtikina? Jeigu žmonės tiesiog nieko nedaro, ir patvirtina jūsų specialistas iš Klaipėdos padalinio. Aš pakomentuosiu tai, ką jūs klausėt apie tas Anglijas ir Švedijas. Tai, iš tikrųjų, tai nereikia net žiūrėti į Angliją. Šiaip tai, kitoje Europoje, bendrai, yra skirtingos sistemos. Nėra tokios vienos, labai mėgsta iškilininkė Anglija, bet ten yra skirtinė tokia situacija. Jie pamiršta, kad antikinio paveldo šalyse yra kitaip, šiaurė yra kitaip. Pavyzdžiui, pas mus yra lygiai taip kaip Suomijai, o pats geriausias pavyzdys yra Estija, kuri nuėjo daug toliau negu mes, ir mes nuo Estų bandome kopijuoti tą modelį, bet aš abejoju, ar mums pavyks. Nes, kaip sakau, ne departamentas formuoja kultūros paveldo politiką, ministerija. Tai jo, kad tas veiktų gerai ir apskritai tas požiūris jau yra, kaip minėjau, pranešimai yra pasikeitęs iš tikrųjų. Mes jau tikrai nėra tokio masinio baudimo, kaip kažkodėl tai ieškiklininkai apie tai šneka. Nesakau, aš puikiai žinau, nes su administracinė teisinė dirbo 5 protokolai per kokius 6-7 metus. Tai tikrai yra mažai. Bet jau tokie piktybiniai, tyčiniai buvo. Tai šiaip paprastai žmonės, kurie atneša tas radijas, mes stengiamės juos priimti be jokių problemų, aprašyti, sužinoti daugiau informacijos. Tuo labiau Minkas, jis kiekvienais metais pristato tas radijas, mes juos priėmam ir per Kauno skyrių dažniausiai. Jie yra apskaitomi, iškeliauja į muziejus. Tai čia kaip ir tokios problemos nėra. Tai Minkas tai apskritai yra pavyzdys, kaip gali būti.
Šiaip Minkas nėra vienintelis, asociacijų berods 5 dabar Lietuvoje yra skirtingose vietose. Aš nežinau, Klaipėdoje yra asociacija, turbūt nėra. Ne, negirdėjau. Na, aš irgi negirdėjau, tai jo, reikia tos asociacijos, jos skirtingos savo sąskrydžius, kaip ten turi jau veikusių. Tai kaip ir, kaip pasakyti, edukacija. Be abejo, čia reikalingi teisės aktų pokyčiai. Mūsų nuomonė mes norėtume matyti estišką modelį, kur yra, ten labai griežtai yra, bet ten yra gerai sustatyta tvarka, bet tam reikia ir lėšų, tam reikia teisės aktų pokyčių, tam, žodžiu, mes kaip institucija negalime to padaryti. Kokia esmė esų? Ten yra, taip veikia, vienu žodžiu, ten. Licenzijavimo sistema ten yra. Jo, licencijos ir... Jūs pradedat nuo kurso, gaunat pažymėjimą, tose kursuose moko paveldo specialistai, archeologai, įvada tokį padaro, jūs praeinat kursus, gaunat diplomiuką, jūs tada, pavyzdžiui, norit kažkur ieškoti eiti, jūs turit pranešti jų paveldo ten padaliniui kažkokiam, kad jūs ten einat kažkur, jūs tada turit dar vienas dalykas, turit prieš tai susirasti NTR, nekilnojamo turto registre, kas yra žemės sklypo valdytojas, pasikreipti gauti šio leidimą, vaikščioti po sklypą, nes privati nuosavybė, kas tu toks ten vaikštai, nes tai labai svarbu, nes jeigu be leidimo valdytojo, tu neturėsi teisės į atlygį. Tai tada tas žmogus, kuris išeina, jis informuoja jų ten padalinius paveldosaugos, kad jis darys tokią dieną. Jie paprastai vaikšto tam kažkokią nurodą, jie ten šitą atsiunčia informaciją, kur jie ten vaikščios, tada jie daro, jeigu jie kažką randa, beieškodami jie daro fotografijas in situ, viską sufotografuoja ir tie radiniai paskui, kai paskirstami vertinimas radinių paskirstamas skirtingai nei pas mus, jau iškart muziejininkai peržiūrė tos radinius ir jie pasako, kas vertinga, kas nevertinga ir tada jie ten jau nežinau tiksliai, kaip jie nusprendžia, kur tie radiniai iškeliauja, bet jeigu jie vertingi, ten yra pinigų toksai kapšas, valdo, man atrodo, Jūrų kultūros ministerija, ir ten kiek įvertinami tie radiniai, ten iš pinigų išmokami. Ir estai dar ten, jie jau pažengė tiek, kad jie neturi savo žurnalą, ten meškyklininkų, jie ten renkasi sąskrydžius, leidžia ten, jūs turit savo žurnalą, tokį leidžią. Jie legaliai veikia, bet jie turi kitas problemas, jie turi, kadangi jie turi didelę tiesioginę sieną su Rusija, tai jie pas juos važinėja iš Rusijos, žmonės, taip pat jau nepavažinėja, bet anksčiau važinėdavo, taip pat ir Latvija, Kuršė labai plačiai Rusai ten įsiplėtoja, negali jie jų pagauti. Bet estai patys sako, kadangi mes tiesiog turim kontaktą su tais, kurie kuruoja tą visą sistemą, jie sako, gerai sako, kai jie praneša viską ir gerai, kai tai veikia. Bet iš principo tu negali pasakyti, kas pažydžia tą, suprantat, kažkas nepraneša, o tu tai 25 000, o tas žmogus, kuris, aš prisimenu, ten dabar jau 2 darbuotojai dirba, bet ten kokius 5-6 metus tą visą reikalą vienas žmogus kuravo Estijai. Tai negali tiesiog viską taip sukontroliuoti. Bet ten yra atlygiai dideli, ten yra už archeologinius lobius, už radinius, ten sumas didžiulės, mačiau kažkada tokio pristatymą, kaip tai atrodo, tai įspūdinga. Jie nuėjo šituo keliu, nes jie suprato, kad vis tiek turi kažkaip surasti būdą kažkokį. Pas mus jisai toks, branda, dar nėra brandos. Nėra brandos. Bet užtat yra brandus archeologas pas mus vienas. Gintautas Zabėlas. Gintautai, kaip tau ta problema atrodo? Kaip tu susigyvi? Čia yra 2 šaunūs vyrai specialistai, kurie myli kraštą, vieni savo, abu, jie visi dirba dėl to paties, ne? Bet archeologai šitą egzistuoja irgi kai kada tokia keistoj padėti. Ir tų jiem reikia, ir tų reikia, ne? Prašau, tavo tribūną. Įsivažiu, kaip šnekėt, aš... Tai nereikia ruošti. Labai tikrai pasakyti. Pasiklausyti, aš manau, kad čia visi, kurie dabar susirinkti, čia mūsų nėra daug, tai mes visi čia nebeingi tam parodai. Tokių ir norim, kad vienaip tos kažkokios tai ten daiktai ar žinios, ar kas pasiektų ten, kur priklauso pasiekti. Tokių, ir čia galimai įvairūs, tokie dalykai, labai teisingai Ričardas pasakė, Estijos sistema, bet ant ko Estijos sistema laikosi, ant ko laikosi Anglijos sistema? Ne, nepasitikėjimu. Ant kapitėjimu. Taip, pradėkite tvarkingai mokėti už gerus, kaip
vienas muziejus, pačiam tada, čia 60 tūkstančių nemokėsim, kaip tu minėjai. ir viskas bus kažko, juk neš visi mokėkim, kaip aš sakau, rinkos nors nėra, bet mokėkim normaliai už šitus ir viskas susitvarkys automatiškai, pasitikėjimas atsiras ir kiti dalykai. Teisėsauga, Laisvūnui, toks paprastas klausimas, neklausiau, šiek tiek to tiesiog nesikalbėjau, labai gerai pats pakėlė. Lietuvoje, kaip pasakyti, kad kriminalas kiek papuolės gavo, o užsakovas kiek gavo? Nieko. Įsivaizduojate? Interpolas dirbo, tarptautinis, užsakovas negavo nieko. Tai kas mes? Kur čia kažką tai tokį? Mūsų visi šitie reikalai, tai reiškia, kaip pasakyti, tuščiai iš lūpų kažvilpių. Galbūt pas tada truputį sutvarkėm, bet to kas. Tada užsienio taigi gali išmesti. Kiek nori, tokių užsakovų su tokiais pinigais vėl. Tos pačios pinigais. Šiaip iš pusės detektoristų klube yra tokia nuomonė, kad, sakykime, tas atlygio mokėjimas pas mūsų iš karto problemas neišspręs dėl radinių kiekio. Jų padaugės, bet turėsim kitą pusę, blogąją pusę, kad bus einama specialiai dėl pinigų, kas daroma. Ir atlygio mokėjimas čia neišspręs viso reikalo. Vytautai, žiūriu jau į tave, tu detektyvų meistras esi. Kaip čia dabar, kaip tavo atrodo, aš sekantį klausimą, matai, kaip sako, kompensavimas, pinigų gavimas, problemos, ko gero pas mus nespręs. Ir vėl liks tie patys dalykai. O kas, kaip jūs matote, kas turi? Šį pirmiausia reikėtų sutvarkyti įstatyminę bazę, visą reguliavimą metalo detektorių naudojimo ir paieškų vykdymo. Lenkai jie buvo užsiėmę tvarkyti, turėjo įsigalioti šiais metais gegužės 1 dieną nauji įstatymo pataisimai, bet pasikeitė valdžia ir liko viskas po senovės. Ir būtų Lenkai bus labai gražiai apdėję iš tą vietą. Galbūt teko mokytis, tada tie, kurie gudriai sugalvoja, kaip atrodo. Ar tai sudėtinga labai įstatyminę bazę sutvarkyti, jo labiau kaip pavyzdžių aplinkui yra. Tėva visuomenė, vėlės jūsų. Aš trumpai pasakysiu, kad dėl teisinės bazės ir visos to dalyko labai sudėtinga. Lietuvoje čia mūsų specifika kultūros reikės, nes jeigu jūs įsivaizduojat, kaip veikia, yra Valstybinė kultūros paveldo komisija, kultūros ministerija, politikos formuotojai, yra kultūros paveldo departamentas vykdytojas. Mes galim pateikti bet kokių norų, teisės aktų projektų. Tai gali kalbėti metus. Aš šiaip nuoširdžiai jau galėtų linkėti, kad geriau užkasinėtų kažką, tai tada kažkas tada ten treptas kojas, ir jis kažką dabar darys. Yra problema su kadrais. Aš nenoriu kritikuoti, tai ten giliai, su kuo problema ten yra, bet yra problema su žmonėmis, nėra su kuo šnekėti. Nelabai mes galime rasti bendrą kalbą su kolegom, kad mes galėtume pakeisti šitos dalykus. Šiaip tai sudėtinga iš tikrųjų. Paprastai šį teisės aktą pakeisti, suprantat, įstatymą. Politikai, pavyzdžiui, ar jūs dirbat Seimų? Čia politikai nesvarbu, čia yra vis tiek specialistai čia rengia tokius dalykus. Bet reikia turėti politinės valios, norą, jeigu atsiras noras tą keisti, tai atsiras ir idėjų. Kaip idėjų, tai mes turim. Reikia iš institucijos, kuri formuoja kultūros paveldą, ateitų noras tą pakeisti. Jie puikiai yra informuoti, kas ten kaip yra, kokie yra teisiniai atėjimai, kokios yra problemas, kaip galima visą tą sistemą dabartinę sukurtą apeiti, koks yra mastas, to yra puikiai informuoti. Tai reikia daryti. Tai departamentas pats negali prašyti teisės akto ministrės įsakymo. Bet ministras yra politikas. Ministras ateina su tam tikra politinė jėga. Čia kitas reikalas. Jo, bet šiaip tokią sukurtų sistemą kaip estai turi, tai mano nuomonė įmanoma, bet čia reiktų ir norą, pinigų, kaip sako Gintas, kad galima iš tikrųjų labai nori. Bet turi atsiras kritinė masė žmonių, kurie... Tai mes iš savo pusės prisidėtume prie to viso įstatymų paruošimo, ką galim iš savo pusės patirties, ką galimo iš jūsų pusės. Dabar studijuojam pamažu kitų valstybių įstatymus, bandom rinktis gerosius pavyzdžius. Estiškas variantas, jisai kaip ir tikrai neblogas, licenzijos, visą kitą kursai, bet yra niuansas tas, kad po įstatyminiai aktai ten truputėlį įnešė sumaišties. Buvo ūkininkai įspėti, jie
išsiuntinėti raštą, kad jūs galbūt neleiskite ir tada detektyvistai sudimba į miškus. Aš turiu pakomentuoti, aš kadangi esu testis tiesiog bendravo, žinau, kas tatuoja, dalykai, kas reiškia. Taip, ten yra problema, bet estai, mes mąstydami apie tą estišką modelį, nes čia buvo daugiau su mano kolegom įdė, mes įsivaizdavom šitą reikalą truputį kitaip. Jie norėjo iki individualaus atestavimo asmens. Reiškia, kiekvienas individualiai žmogus nueina. Mes svarstėm apie klubų licencijavimą. Nes todėl, kad, aišku, tai kelia toliau problemų, kad klubas tai yra juridinis asmuo ir lengviau kontroliuojamas ir sankcijų didesnis. Čia toks paprastai dalykai, bet klubai yra nuostata, etikos kodeksas ir yra daugiau keturių žinai, tas principas. Tai mano nuomonė, čia mano asmeninė nuomonė, aš neperšu, kad tas klubinis licencijavimas bus efektyvesnis, bet mes vis tiek nesukontroliuotume masės tų, kurie šiaip aišku. Bet tame bėda. Bet klubai galės, kai kuriais įsteigia klubai, jie turėtų turėti įstatus, etikos kodeksą, mokestį nario, ten jau tada jau taip kažkaip vienas kitą jau tu sužiūrėjai. Ir klubai įsteigus yra privaloma šitie dalykai. Taip, ir to daug, ir tada sankcionuoti. Aš jau šiaip nežinot, sankcija ten 155 eurų tai nėra daug, o juridinė asmenų bus didesnės sumas, tai yra atsakomybė didesnė. Tai mano nuomonė, pavyzdžiui, klubų licencijavimas ir veikimas per klubus, netgi, sakykime, klubas vis tiek išeina kiek nemažai žmonių kažkur ieškoti. Lengviau atsiskaityti, lengviau fiksuoti ir mano tokia nuomonė. Aš galvoju, kad šitas gali būti. Bet vat kiti sako, estai sakė, kad jie taip mąstė, bet paskui vis tiek turėjo prie individualaus. Tai Aš jūsų vadžiavo kažkur, suprantu, bendrauti su Bandom, nešam atvejus, kalbinam, kad vis tik gal kažką veikiam, darom, keičiam. Pirmas dalykas, turbūt reikia kažkaip. Nes nusibodo pilkoj zona, bet nei geras, nei blogas. Arba tų pavyzdžių yra, kuriuos paneigti paskui neįmanoma, tai ką Laisvūnas čia pristatė. Dabar aš visiškai noriu Vytauto Časo prašyti, rašytojo. Klausyk, sakei, klausiu, ką tu čia atėjai, ką tu čia veiksi? Sako, pakvietė mane. Kaip tau atrodo iš šono? Politikas buvęs, ar esantis politikas. Bet kuriuo atveju jauti tu pulsą, tų tokių reikalų. Kaip su to pulsu? Diskuosas. Man tai taip įdomu, nes man tokių siužetų čia įdomu visokių kyla, kad vyras, kuriam labiau patinka su to detektorius, kaip jis vadinasi. Detalo iškišau. Vaikščioja paupiai su to detektoriumi, su mergina, jis iš karto tarpės atrodo. Na, o jeigu rimtai, tai klausiausi dėmesio dėl to estų modelį. Žiūrėkit, kiek ten yra biurokratijos. 5 punktai. Žiūrėkit, tikrai velniškai turėti smegenis, kad užsispyrimą, kad juos visus praeiti. Tai savaime suprantu, kad tai neišgelbės. Išguiti iš visuomenės šitą, kaip sakant, įdingą, sakykime, praktiką, kuris nekina mūsų paveldą, tai yra lygiai tas pats, kas, kad nebebūtų vagysčių kišenų. Buvo ir bus. Tik matyt reikia sumažinti kažkaip tos nuostatas, kurios galim. Ir čia apie tų klubų steigimą. Apie etiką tam tikrą. Ne visi, kaip sakant, yra blogi žmonės, kad tik nuostolius pradėti. Bet man tai visą laiką knieti, jeigu tokie, kaip pasakoju, Laisvūnas, kaip pasakoju, kad ten pusė milijono, iš pusė milijono, reiškia, pelna eina, tai klausykit, kokią reikia silpną pročių, kai jis to atsisakytų, kai jis moka tą daryti. Žmogų gali ten tuo sulaikyti, bet pinigais visi sulūžtų iš tos pinigus. O čia yra tokie dalykai, čia tos peilis sulūžus atrodo, ne? Čia tai unikalu. Super. Ir dabar už 100 000 gavo tokia tradicija. Tačiau yra problema iš esmės neįsprendžiama, matyt, mes jau galim nebent susirinkti specialistais, su tais ieškotojais, visais kalbėti apie tai, aiškintis. Na ir aišku, saugotis teritorijas, kadangi Lietuva nusėta Alpos, kapinynai, mūšių vietos, niekur nepasitysi visą. Tai čia kažkaip tai yra. Bet aš tai, pavyzdžiui, nematau dabar to sprendimo, tik tai matau, kad gerai, kad apie tai kalbam.
kad ateina specialistai iš tos pusės, kad kažkaip bandoma rasti kontaktą, o aš atrasiu siužetą čia. Tai tu norėjai kažką reikia? Jo, vienas klausimas. Daktaras Gintautas Zabiela pasiūlė kaip ir tokį visiems suprantamą ir aiškų sprendimo būdą, kad už radinius būtų duodama tam tikra konkreti suma, atitinkanti pilnavertę. Buvo iš karto sureaguota ir pasakyta, kad ne, tai neveiks. Tai mano klausimas yra, kodėl tai turėtų neveikti. Veiks, bet iki tam tikros ribos, kada prasidės ėjimas specialiai ieškoti radinių ir net jos kultūros paveldo departamentus dėl atlygio. O koks skirtumas, ar eis specialiai ieškoti, kad gautų atlygį, ar eis taip ieškoti? Skirtumas yra, kada einama paprastai dėl pramogos, laisvalaikio praleidimas, atsipalaidavimas, poilsis, aktyvus, tu eini kažkur, bet kuriam laukia tą darai. O čia bus orientuojamasi labiau jau dėl pinigų, kažkur ten link kultūros paveldo objektų arčiau. Nes didesnė tikimybė rasti tokius unikalesnius radinius arčiau tų teritorijų. Taip, bet kultūrininkams, paveldosaugininkams nėra aktualiausias kažkieno laisvo laiko praleidimas. Svarbiausia, kad tie radiniai atkeliautų į kultūros institucijas ir muziejus. Bet iš kitos pusės mes negalim visko iškasti. Sakykime, dabar Jūs iš viso kas negalite, jeigu tai. Jūs galite tik truputėlį, to vietoj, kur jūs signalą. Taip, nekasi, nes ten per visą lauką grėlių. Iš kitos pusės dabar, jeigu mes einam tikslingai ieškoti kultūros paveldo objekte ar šalia tų vertybių, mes jas išimam ir prarandam kontekstą. Mes tą radinį ištraukiam, atnešėm, radau, kaip man atlygį. O ar tik bus nuimtos koordinatės tiksliai, ar bus aprašyta atradimo aplinkybės, visą kitą, kas yra labiau svarbu mokslu, o ne mokslui dėl pinigų. Štai tą ir norėjau pabrėžti, jūs padaryti, tai patirti turėjo atsakyti. Jo. Tarkim, mums paveldosauginkam tikrai ir galbūt ir geniai net kaip istorikui ne pats daiktas, jį tu gali vertinti, ten 200-300, bet kas įvertins tą žalą padarytą jo kompleksui, konkrečiam kapui, kai tas daiktas iš konteksto. Tai čia istorijų aplinkybės mums svarbiausia. Pats daiktas, jų yra daug tipų, dideli kiekiai, aišku, yra ir unikalūs. Todėl tas kontekstas, reiškia, istoriniai faktai, reiškia, tai yra didžiausia modelis. Ir tie daiktai turėjo galvoti, jie ištrauks vieną kalaviją, bet yra kapo kompleksas. Prasideda antkaklės, žiedai, apyrankės, jis gali jų nepastebėti, jis ištrauks kažką tokio. Vieną radinį traukiant galima pažeisti visą Žinoma, radai kardo galą, o nežinai, ką ten radai, tu paėmė jį lūpį ir viskas prieš įsivilieną, viskas autos. Tyrinėti netyrinės, jis nepradės skūsti, išsimatuoti, užsikalti koliukus ir pradėti su mintelė. To jie nerašo. Čia viskas yra suprantama, visi šitie dalykai, ką ir jūs direktoriaus sakėt, ką ir Laisvūnas Kavaliauskas sakė, bet reiškia, kad vykdant tokią veiklą, laisvalaikį, būtų ar kokia kita, turi būti nustatyti tam tikri saugikliai. Bet toks žmogus, kuris randa tokio objektą, turi nustatyti koordinatas, negali kasti toliau, turi pranešti specialistui ir jeigu reiks jį atvesti tiesiai į vietą. Pas mus klube yra tokia tvarka, kad radus tokius radinius, aišku, pas mus jau per eilę metų patirtis atsirado ir žinom, ką rado didžiąją dalim. Fiksuojam koordinatės, kaip buvo sutarta su kai kuriais archeologais, specialistais, kad vienas radinys, jisai gali būti atsitiktinai pamestas. Dėl vieno radinio kaip ir dar tokio abejonių kyla. Mes tą veiklą tęsiam, jeigu antras jau kyla abejonės, ar ten tikrai nėra kažkokio komplekso. Jeigu dar nedaugėlė trečias radinys, viskas mes susirinkam savo žaislus ir iš to lauko einam į per įstatymą nustatytą tvarką. Laiką mes kreipiamės į KPD, radinius pristatom, koordinatės, aplinkybės ir visą kitą. Ir pareikalavus mes geranoriškai parodom vietą, kur visą tai rasta. Bet atlygio dalyką, prašau.
Tai aš girdžiu čia tokių visokių racionalių minčių, ponas Zadėla kalbėjo, ir Sūnas. Tai aišku, čia Seimo narė nėra kapitalistas. Yra buvusio. Betgi mes kai turim Seimo narius, jas išrinkom, ypač departamentą, ten gali pasikviesti, pasiaiškinti, gal susirasti, kokią nors panašų žmogų prie kultūros, ten kultūros komitetas. Komitete muziejininkas, beje, dabar yra pirmininkas. Tai pasikviesis jau, aš suprantu, kad ministerija vykdo politiką, ten kažkas toks, kaip rūkas, ten nieko nerasi, niekas ten nelabai rūpinas. Tada jie tau viską nočius paskaipočių ir nieko negausi išėti. Jeigu tai pervesti tokią instituciją, kuri tikrai tą politiką formuotų, kaip aš suprantu, gali būti departamentas visą, ne? Šiaip kultūros ministerija, ką Ričardas sakė. Tai nesugeba yra visiškai pasikviesti vieną Seimo narį, pasakyti jam, pakištą, kaip rusiškai žinau, подготовка, ruošinį tokie, įstatymo projektą, užregistruoja ir svarsto ten, paskui jau ten kaip svarsto, kviečia specialistus, aiškinasi, taiso, viskas elementaru. Bet tik vat, aš puikiai suprantu, tas pavyzdys, kad tas neįsprendžia vis tiek problemas. Tik pasprendžia. Ričardai, ar negalis pasiūlymas? Jis buvo, dvi kadencijas buvo Seimo narys, jisai kalba atsakingai, aš manau. Žinau. Aš nekomentuosiu. Aš nekomentuosiu politinius dalykus čia. Ne, bet jisai siūlo, kad politikai gali padėti kažkiek. Gali, bet čia Nenuvelės yra. čia jau nenoriu veltis šitą. Aišku, gerai, klausimas. Bet aš norėjau dar pasakyti, aš tik įdomų dalyką paveldosauginį, aš pamačiau, ką Virginija Vilius, bet kalbėjo apie įstatymus departamentą ir iš šalių požiūrį. Šiaip tai, apskritai, jeigu mes pažiūrėsim, tarkim, antikinio paveldo šalis, ten, paimkim Italiją, pas juos paveldosauga ir visa ta kontrolė vykdo karabinieriai, kas liečia paveldą. Pavyzdžiui, Lietuvoje mums yra teiktas teisinis galias, pagal administracijos žymimo kodeksą, taikyti administracinę teisę, mūsų inspektoriai. Bet inspektorius, vyriausias specialistas nėra tas pats, kas teisėsaugos institucijos pareigūnas, kaip bebūtų. Ir čia didžiulis yra skirtumas. Čia yra žmonės civiliai, kurie taiko administracinę teisę, kaip pavyzdžiui, ten yra jau žmonės, kitas dalykas. Dar yra kitas požiūris. Pavyzdžiui, tekom būti tokiuose mokymuose, kur ispanų yra policijos padalinys, bet vėlgi ten yra antikinio paveldo Ispanijos policijos padalinys, kuris užsiema konkrečiai paveldą, ten tais klausimais gabenimo. Pas mus dar iki visai neseno laiko policijos departamente buvo viena pareigūnė, kuri kuravo paveldo klausimus. Šitas etatas panaikintas nebėra žmogus, kuris specializuotųsi konkrečiai. Yra paskiriamas asmuo iš policijos departamento, kuris, kontaktas, kurio galima rasti ten klausimus, susispręs klausimus, bet jis nėra specialistas to klausimu bendrai. Ir nedalyko, pavyzdžiui, tokio dalyko. Ir gaunasi, ta visa kontrolė ir gebėjimai žinios, tai yra pane pačio specialisto noras tobulėti, mokėti, kad tai, sakykime, laisvūno darbo valandas kaip ir mano 8 iki 5. Negali laisvūnas būti savaitgaliais kiekvienam lauke ir negali kiekvienas sugauti rankos. O kai reikia įrodinėti teisę, kuris susideda paprastas protokolas iš objektų, subjektų, objektyviosios, subjektyviosios pusės, čia pagrindai administracinė teisė. Kartais tu gali užkliūti už tokių dalykų, kad tau net akivaizdžius dalykas neįrodys ir teisme gali savo. Čia kas liečia apgaulę. Tai, čia skirtinga šalis, kur skirtingai ir prieina. Taip, labai gerai viskas čia diskusija, kaip tu man atrodo. Iš tikrųjų, turime argumentus, kontrargumentus ir taip toliau. Kas Gintautas? Prašau. Čia dėl to, vadinkim, įstatymų. Taip, mūsų gyvenimas be įstatymų neįsivaizduojamas, bet įstatymas pats savaime neveikia. Kitas dalykas, dabar salėje, aš sakau, klausiu daugelį vietų. O pasakykit, mes esam teisinė valstybė ir dabar yra kompiuterinis amžius. Viskas skaičiuojama. Kiek šiuo metu veikia pas mus yra įstatymų? Skaičių pasakykit. Niekas nepasakykit. Iš kur mes žinom? Niekas nežino, taip, bet mato, to teisinė norma yra tokia, kad maždaug įstatymų nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Tai mes nežinom net skaičiaus.
Tai apie ką toliau yra kalba? Pats įstatymas jis neveiks. Kitas dalykas yra, kad įstatymai neturi būti tokių vienas kitai prieštaraujančių nuostatų, ką Ričardas parodė. Yra. Vienas sako taip, kitas sako priešingai. Kaip tokie atsirado. Jo, kitas dalykas su įstatymų kūrimu. Čia labai tas gerai pastebėjo. Visą tai tvarkoj, tokių reikia tą daryti, bet kas yra? Tie, kurie tik įstatymus priima, iškart užmiršta, jie pasidaro dievai. Tai yra, jie žino viską. Viskas. Va tokia yra, iškeitus puikiai išmano visokias ten ir kitus, tokius niuansus. Seime, va šitas 41, ten pasitelkia kultūros ministerija, kurios tokia. Jie viską žino, tai viskas tvarkoj, nebereikia nieko konsultuotis. Arba pasišaukia tokius konsultantus, kurie ten paskui vat priešingai teigia, kad dabar, pavyzdžiui, buvo siūloma, egzistuoja, kad archeologai turi pasižiūrėti vietą, kur, kiek dabar buvo, 1 hektaras. Toj vietoj ten maža kas gali būti, žinau, prie Vilniaus savo laiku 1 hektarė. Lobis buvo rastas, ten papuldytas, rimtas, tikras, seniai, jeigu būtų žiūrima, būtų praėjo. Dabar tie konsultantai sako, nereikia, jau reikia 5 padaryti. Hektaras. Tai va, hektaras. Tai iki tol nežiūrėsi. Tai kurią pusę mes einam ir bandom tą padaryti. Pagalvokime. Taip toliau. Tai čia vėl yra sudėtinga, ta sistema visa užsisukusi. Nėra vien tokių vienareikšmių, kaip aš sakau, tokių atsakymų reikia matyti daryti po truputį ten ir daryti kažkur ten kitur. Tai kitas dalykas dabar dar kas yra. Labai gerai, kad Lylis čia stovi. Čia mes turime pasakyti profesionalus. Vaikinai jau nesėdėti, jeigu jūs su detektoriu nevaikšto, tai jums gal susidarė įspūdis, kad tik paėmė detektorių, išėjai ir ten visos yra ten vertybės kažkokios tokios jo. Nėra šito, dėrės kapštelį ir kas nenori. Paskui dėl to tie 70% tų aparatų padeda, paprasčiausiai, kad yra tokių. Bet esmė tai yra tai, kad detektorius, bet ką reikėtų pasakyti, šiaip durnas dalykas, jo, daiktas, jis gnesti. Archeologijos, kažkokios nearcheologijos, nes ir tas ir kitas iš to paties metalo yra, koks ypatingai geležinis daiktas, tokių masė šitų pavyzdžių yra. Skiria kas? Skiria žmogus. O kaip mes žmogų šviečiam? Kad žmogus atskirtų. Jo, čia 1000 žmonių gali priimti, jeigu žmonės neskirs, įdėš visus vinis, kurie sėdesni negu 1973. Nu ir kas iš to? Ką mes gausim? Sistema bus perkrauta, kaip sakyti, tokia. Visi dirbs ir jeigu ta sistema su 10 punktų, kur čia buvo parodyta, tai čia jau visai dezorganizuosim. Švietimas. Na jau. Švietimas esminis dalykas yra tokių. Ir tada manau, kad per švietimą čia yra tam tikrai poslinkiai, aš matau, departamentai, ten kitaip vyksta, bet visuomenė švietimas. Ir visuomeniai, ir klubo žmonėms. Vis tik turi. Visiems tokių, kad, kaip pasakyti, skirt pelus nuo grūdų. Nu, jeigu, sakykime, kad ginklus uždrausis detektorius. Ir baus lygiai taip pat, kad škalėtų ar kalašnikovą. Bet palikti tik archeologam. Kaip? Palikti detektorius tik archeologam. Iš jūsų kitų atimti. Ar jūs problemų išspręstų? Ne. Tai čia dar va toks įdomus, kadangi ginklus uždraus, sakė, tai kadangi Nes ginklus detektorius skirti galima. Galiu vėl pasakyti, žingsniai buvo savo laiku padaryti, pas mus, kaip mes kartais pradedam gerus darbus, ir paskui, nežinau, kažkodėl tai metamės užmirštam, nenorim prisiminti. Konkrečiai dabar sakau. Apie 2018 metus kultūros ministerija, ta, kuri politiką formuoja, Ričardas gerai šitą žino, sukūrė tokią tarpžinybinę komisiją, spręsti kai kuriem reikalavimam, tarp su metalų detektorius. Ten įėjo be kultūros paveldo. Yra policija, prokurorai, visi, kam priklauso. Puikiai pradėjo veikti. Ta komisija. Ir paskui kažko tai viskas. Aš nežinau, aš pats ten įėjau, nežinau, aš tai atrodo, ar dar ta komisija veikia, kaip pasakyti, ar turi veikti amžinai, nes jos nieks nepaleido. Jo. Pernai metais tas klausimas buvo Vilniuje iškeltas, pavyzdžiui, tokiu atveju, bet, taip žinybės, normalius sprendimus. Net susirašinėjimas pradėjo, parašiau ten pusministris, jau dabar naujas kažkokius tokio, net atsakymų nebuvo. Visiškai. Bet ką aš noriu pasakyti, ten ir policininkai pasakė su tais detektoriais, su uždraudimus. Sakė, jeigu čia plėšia, ir nusikaltimas.
su kokiu įrankiu Lietuvoje daugiausiai padaroma nusikaltimų tokių rimtų? Su peiliu. Va, su peiliu. Sakė, peilius uždraust gali? Nu, galim. Taip, matyt, ne tas kelias, ne tas kelias. Ir aš sakau, bet švietimas, švietimas yra tie dalykai, kurie yra tam tikri bendri vardikliai, kurios, manau, šitoje salėje mes labai nesunkiai, ne tik šitoje salėje, ir su tai žmonėm, kurie nedalyvauja, kur galbūt jie yra, kaip sakyti, aš čia visą laiką vis juokauju. Reikia atsiskyti žodžio juodoji archeologija, nes vienas dalykas čia viski, negražiai skamba šiais laikais, bet čia palikim tą antras dalykas Amerikoje yra oficialiai egzistuoja juodųjų archeologų draugija. Ir tai yra negrai, kurie tyrinėja Afriką. Tai va, mes čia darėme tarsi kažkokius tai tokius yra brakonieriai, yra nereikalingi tie, kurie yra, jūsų klubai, kažkokie kiti žmonės, kurie neorganizuoti, nesvarbu, kad įneša. Atneša ten tokį ir tie, kurie visais laikais, pasakau, paklus tik tai, jau ką Laisvūnas sakė, kol neatsisėsi tam tikrą vietą. Nepasėdės, nepagalvos, paskui tokiu ar verta, jam čia buvo taip prasidėti. Bet jeigu Interpolas neveikia, tai visą laiką iš šono, kaip pasakau, tas užsienio įtakos, vakarų, rytų, nesvarbu, koks skirtumas. Jos visą laiką vis bus, užsakovų duras, jeigu reiks, mes žinome, mes nesakykime. Žodžiu, čia ne vien tik tiesą sakant, mes gal biškutėlį, kad supaprastinam vien tik tai metalo ieškiklių, bet ką tu Gintarai tai pradėjai. Iš tikrųjų, tas reikalas yra kontrabandininkai, kur turi tą didelį tokį šleifą ir čia yra labai sudėtinga ir kompleksinė problema. Žiūrėkit, mes turime jaunimo. Ar jūs nieko nenorit paklausti? Pasinaudokit progą, matot, kokie žmonės čia yra, viską jie žino, viską jie patys patyrę yra. Gal turit klausimų? Kur nusipirkti detektorių? Laisvai, gal tada mes patruputį pradedam apibendrinti ir aš prašysiu tavęs dabar. Ką vis tik tai tu matai 3-4 žingsnius šitos problemos sprendime, kad diskusija vis tik tai priminė, kur yra problemas. Ką galime pradėti daryti, kad būtų šioks toks, civilizuotas tas visas reikalas, įgautų tuos požymius, kad nereikėtų kultūros paveldo departamentui kariauti su šitais, reiškia, metalo ieškikliais, kad archeologijos paminklai nebūtų plėšiami. Prašau. Tai visų pirma, norėjau padėkoti muziejui, kad mūsų iniciatyva įvyko štai toks susitikimas, bent jau mūsų apskrityje tikrai pirmas. Ir tai labai svarbu, nes mes tarpusavėje vieni su kitais vis padiskutuodavom, bet būtent čia, kai yra ir ta kita pusė. Tai va būtent jau artėja prie to kažkokio išryškinimo tų visų problemų. Ir tada jas jau susidėlioja į lentynėlę ir turi galvoti, traukti po vieną ir galvoti, kaip jas spręsti. Tai čia, aišku, palėtėm daug tų niuansų visų, aišku, nuo įstatyminės tos bazės, kad reiškia, nėra tobula, bet kokia ji turėtų būti irgi šiai dienai, labai sunku pasakyti, nes matome, kad Anglijos ar Estijos skirtingos viena turi vienų šalininkų, reiškia, tų specialistų tarpe, kita kitų. Ir reikia, aš manau, šiandien pradėjome, bet nereikia nuleisti, reiškia, kad užmiršti šio pokalbio. Ir tikrai, kad galbūt pasikviečiant dar kitus specialistus, pačios ministerijos žmonės, kad sudalyvauti tokiuose diskusijose, kad nuartėti prie tų kažkokių sprendimų. Dabar dėl tarkime to paties atlygio yra išties, tai yra labai svarbus klausimas, kadangi šiandien irgi šią daugybę tų radinių radome ir buvo keli tie detektoriai, kaip sako, ar man priklauso koks, reiškia, tas atlygis ar dar ką, jums turėsiu atiduoti sidabrinius, reiškia, du fragmentukus, kur
Tai man irgi kyla abejonė dėl radimo vietos, bet tas vyrukas kėlė klausimą, ar man priklauso atlygis, nusakau, kaip ir tai, bet sakau, dar lūkter kažką, pažiūrėsiu tą įstatyminę bazę, kaip ir jisai muziejus turbūt turėtų. Pas mus nėra. Nu tai va, prasideda. Įstatymą. Tai va čia labai vėlgi svarbu išdyrti, kokie kas įkainuos, supranti, kas turi, tai vertinimo vėlgi kažkokia turbūt taryba, kuri nustato tą ir kas sumoka, reiškia, tai muziejus, departamentas, tai va, šituos dalykus reikia pagalvoti, reiškia, išspręsti. Nu ir jo, pagalvoti visgi tuos saugiklius sudėlioti, kaip pat ir minėjote, kad tai netaptų, reiškia, biznio klausimo. O čia, aš manau, galbūt tai, turėtų viena iš sąlygų, kad nebūtų taip, kad vat atnešė, padėjo tą radinį, pinigus pasiėmė. Tada, tai reiktų, kaip minėjau, visa eilė tų detektoristų, kurie ateina, kurie reiškia, pateikti savo duomenis atskleidžia, tiksliai nusako, nuvažiuojam kartu parodo tą vietą, kaip aiškiai, reiškia, tikrai žinome, kad štai tie radiniai yra rasti šitoje konkrečioje vietoje ir tų aplinkybių dėka galime kreipti per departamentą organizuoto tos teritorijos ištyrimą ir galbūt įtraukimą į registrą nustačius, kad tai galbūt gyvenvietė, kapinynas ar dar kažkas. Nu, tai tokiu. Aš dar patiksliai noriu. Šito nežinom, daikto gyvai, čia tu esi nufotografavęs. Ne, čia jį jau iš policijos tyrimo. O kur jis atėjo tokia? Dingo. Nežinoma. Tardė sakė labai ilgai nuobodžiai būtent dėl šito objekto, nes jis unikalus yra. Jie neatskleidžia, tai Lietuvoje rastas, gali būti ir iš kažkur vėlgi patekęs, nes jie, kaip matėte, tarptautinio tinklo buvo veikėjai. Bet jeigu tai Lietuva, tai aišku, nekilo, aišku, pagal tą, aš nežinau, ar buvo pateikta mūsų tyrėjams, tarkim, tos rūnos. Aš nežinau, galima nustatyti. Turbūt ne. Gudavičius kažką skaitė, ne? Nu jo, tai va, čia netgi galėsim pasiūlyti Gintautui ir dar, kad... Tai tu dabar atskaičiuoja. Gintautai, jūs matėt šitą. Gal gali perskaityti? Tai va, aš manau, pagal runas galima nustatyti kilmę. Skandinavijoje, galbūt ir dar kažkur. Bet vis tiek turinys jame yra paprastai. Čia gyveno, ar čia žuvo, ar čia pažinimo. Roma. Ar vis dėlto tos pavaldas priklauso? Kam pavaldas priklauso? Mano, visuomenės ir valstybės. Čia yra visokių, atėjo ir valstybinių žmonių, ir asmeniškai. Bet tai atsakykite, kam priklauso? Visų. Klausimas. Visų mūsų, kaip sakė, pozicija valstybės. Valstybės. Tai jeigu valstybės vadinasi visi kiti turi būti baudžiami, ir griežtai. Čia ir klausimas esmė yra, kad mes nežinom, kam jis priklauso. Jeigu visiems, tai ir niekam, ne? Tai, dar kažkam reikia užlaisynų, užlaisynų. Pamečiau, kai susitik. Pamečiau. Jo, tai aš galvoju, kad gražiai pakalbėjom. Įdomus pokalbis, iš tikrųjų, dėkoju labai kultūros paveldo departamento specialistų, kuris atvažiavo iš Vilniaus, iš tikrųjų, ir grįžti turės, tai aš pats žinau, kad nebevažiuoju į Vilnių, nes tolimas kelias, laikas grįžti ir taip toliau. Taip, kad ačiū Jums, kad buvote, ačiū Jums, ar Jūs iš kur čia iš Kauno? Iš Kauno, iš Karčiau, ne? Nu, šiek tiek. Jo. Roma, o dabar trukama jau, dar pasakyti. Ar dar jūs duomenų pozicijas? Ačiū, kad atvažiavo. Ir viena dovana yra, čia visą apie metalų ieškinimus kalbėjom, kad mes turim Artūrą dailininką kaip menininką. Vasarą, rugpjūčio mėnesį, žmogus vaikščiojo. Iškasė? Žmogus metalų ieškinio vaikščiojo pajūrių prie Olando kepurės, rado mamuto rinkti ir jisai sekančią dieną pristatė į muziejų. Mes muziejininkai, nors ir ne archeologinis radinys,
Kalos mūkiškai nuvažiavo į vietą, knygą apie moterų senjokus. patikrinom, įtraukėm porą profesorių, profesorių Bitiną, profesorių Daugnovą, ir dabar vyksta visokios ekspertizės, tyrimai, aš manau, kad po metų, po 2, mes jau žinom preliminariai tos ilgės amžių, bet kol kas tai daugiau negu 30 000 Tu galėjai sakyti, kad daugiau negu 70. Ne, riba yra, jau nebeima tie tyrimai 55, o kitas tyrimas yra, kad virš 55. Tai va, dėkoju Artūrai, už jūsų reikšmę. Taip, na ir ką, paskutinis žmogus, kuriam aš galvojau, kad jisai Klaipėdos istoriją turi. Todėl, dieve man, taip gaila buvo. Perskaičiau pačią naujausią knygą, kurią mes pristatėme prieš savaitę gerą. Tik ką tik iš spaustuvės ir taip toliau. Tai daugiau etnokultūriniai dalykai, bet yra ir architektūros etno ir taip toliau. Tai yra solidus, mokslinis, arba vadinkite, kolektyvinė monografija, kažkuria prasme, tai yra tema apibrėžta. Taip, kad Laisvūnai dovanojimas to šitą, ir nes aš manau, kad čia tas renginys įvyko didžia dalim ir dėl tavo iniciatyvų, kurias tu rodėjai, kaip paveldosaugininkas, jau atidarant parodą. Ačiū labai, Jonai, kada dabar pakviesi į kitą renginį. Tai ačiū visiems. Malonu buvo bendrauti, matyti. Manau, kad jūs irgi išgirdote kažką naujo ir problemą kažkokią pajutote. Ir nebepirkti detektorių.